Netrukus laidoje. Hipnoterapija, čia regresinė, čia tiesiog, žinai, tai yra įrankis. Kaip jinai atsirado apskritai tavo gyvenime? Ir baimė, aš tokių turėjau, žinai, kur aš suprantu, kad nei šito net gyvenimo, ten yra kažkas daugiau. Tai man pačiai buvo įdomu patyrinėti ir pasižiūrėti, ką aš esu iš praeitų gyvenimų parsitempus. Vien ta pati ankstesnių gyvenimų idėja yra dar tokia, kurią man sunku yra patikėti. Mes pasiliekam savo įžadus tam tikram gyvenime, kad nebebūsiu turtingas, daugiau nebemylėsiu, turim reikalų šitam gyvenime, nes įžadai tai veikia. Oho. Kada pas mus įsijungia atsakomybė ir ta motyvacija, kurios mes ieškom, kai mes pasakom ir kažkam esam atskaitingi. Iš tiesų, brandus žmogus yra, aš pasakiau žodį ir jeigu aš pasakau žodį savo, viskas gipsas, taip? Bet va čia prasideda tas, ar ne, kadangi nėra kitų žmonių ir karaliauja vidinis vaikas, kuris nori laisvės, daug malonumų, daug atostogų. Todėl labai didelę dalį tų žmonių kamuoja toksai, čia bus disciplina, čia bus griežta. Apie moteriškus, vyriškus energijos dalykus, kuriuos tau pačiai reikėjo praspręsti. Pirmas dalykas tai per santykių krizę, savo santykių krizę. Kai aš jaučiausi kaip vieniša mama, dirbanti dafiga, čia žinai, tu čia tokia vyriška, bet galvoju, kodėl, pavyzdžiui, jeigu eini ir sieki tikslų, žinai, kodėl tada tu esi vyriška. Tada man prasidėjo, žinai, savęs tyrinėjimas, o kas aš esu. Bet žinai, kaip žmonės klausia, koks mano gyvenimo tikslas? Tų gyvenimo tikslų blemba yra minimum 10 ir daugiau. Kokias tu NLP, jeigu taip jaustum, praktikas praktiškai naudoji gyvenime? Tai yra tai, ką tu kalbi, tu save kiekvieną dieną programuoji. Okay. Taip, tai mes visi tai naudojam kiekvieną dieną. Klausimas, kiek sąmoningai, kiek nesąmoningai. Baimės per žinias, ta prasme per viską, transliacija realiai socialinė medija dabar yra 100% NLP. Ir jeigu tu neatsirenki, ką tu klausai, kaip tu klausai, su kokia emocija klausai, o kai yra emocija ir dar, tai viskas visą tą sako, pildau. Mes kiekvienas nesąmoningai darome NLP savo vaikams. Ir čia yra kaip tėvų atsakomybė. Dabar mes esam tokioj kultūrai, kuri pati savaime skatina ieškoti problemų savyje, o gal kartais nieko iš tikrųjų nėra ko ieškoti. Kitas dalykas, žiūrėk. Labas. Nesu tikras, kaip apibūdinti žodžiais tai, ką išgyvenau. Po 3 valandų pokalbio su laidos viešnia Milda Sabienė pasakiau, jaučiuosi truputį supurtytas. Kol dar esu šitoje būsenoje, net nežinau, ar tai gerai. Bet dabar, pakankamai laiko praėjus nuo laidos įrašymo, galiu pasidžiaugti, kad šis pokalbis tikra dovana. Tokia, kur ne visada patogi, kuri priverčia susimastyti kiek giliau nei esame įpratę. Pažvelgti ten, kur kartais tamsu, gal net baugu. Bet būtent iš ten, mano manimu, ir prasideda tikrasis augimas. Milda – verslo psichologė, profesionali kaučerė, konsteliatorė, sertifikuota NLP ir Theta Healing praktikė, regresologė, lektorė, pardavimų ir rinkodaros specialistė, knygų autorė, žmona ir 2 dukrų mama. Jis spinduliuoja neįtikėtinai stiprią energiją. Joje telpa tiek daug patirties ir išminties, kad tai sunku nupasakoti. Reikia patirti pačiam. Ir neabejoju, kad kiekvienas iš šio pokalbio išsineš visiškai skirtingus dalykus. Galbūt net tokius, kuriuos norėsis pasilikti tik savo. O prieš neriant į pokalbį, trumpas sustojimas. Turiu tau labai rimtą audioknygos rekomendaciją. Kristin Hana audioknyga Lakštingala. Tai širdį veriantis istorinis romanas apie 2 Paryžiuje gyvenančias seseris, visiškai skirtingai patiriančias Antrąjį pasaulinį karą. Nors nemėgstu knygų apie karą, bet perklausęs audioknygą Moteris labai pamilau šią autorę ir ši audioknyga tik dar kartą patvirtino, kad pelnytai. Po šios audioknygos aš jau esu nebe tas pats žmogus. Ir žinai ką? Šios audioknygos gali klausytis nemokamai, jeigu nuspręstum prisijungti prie Audioteka Club. Kas žino, gal tapsi audioknygų pirmūnų ir, kaip jau daugiau nei 27 000 Audioteka Club narių, be jų nebeįsivaizduosi savo kasdienybės. Beje, jeigu norėtum daugiau mano asmeninių rekomendacijų, ką klausyti, nuo šiol galim susimojuoti ir Goodreads platformoje. Nuorodą į mano profilį rasi video aprašyme. O dabar keliamės į pokalbį su Milda Sabienė. Aš esu Aurimas Mikalauskas ir čia laida Pradėk iš naujo. Milda. Taip. Labas. Labas. Besiruošiant laidai, aš atradau, kad tu turi daug visokiausių ir šiaip mokslinių laipsnių, ir daug visokių išsilavinimo. Ir tai buvo įdomu matyti, kiek daug ir kiek įvairovės tame yra, žinai, pradedant nuo socialinių mokslų bakalauras, pas tave yra, ne, verslo psichologijos magistras. Taip.
Ir tada, žinai, visokie teta healingai, NLP, regresinė hipnozė. Daug temų, kuriam tikrai norėsiu su tavim pasikalbėti. Pirmas klausimas, kurį noriu tau užduoti, yra, kokiam tu šiuo metu esi gyvenimo etape? Kas pas tave dabar, kokios temos yra, žinai, tokios vyraujančios, dominuojančios? Tas pats toliau mokslų temos. Toliau mokausi. Ir dabar, žinai, tiesiog konsteliacijose su daugiau negu 10 metų, tai dabar dar man, kadangi aš buvau pati anksčiau versle, dirbau ar ne ir vadovaujančiose pareigose ir vis tiek savo veikla ar ne yra savas verslas, tai aš dabar visą laiką galvojau, kaip man sugrįžti į verslą, dirbti su verslu, nes man tas labai įdomu ir tai yra mano formatas, man labai patinka tai ir dirbti su tai žmonėm, kurie siekia rezultatų, tai va dabar prisijungiau verslo konsteliacijas ir dar pinigų konsteliacijas ir dabar va ten toksai pagrindinis toks fokusas, žinai, kur man iš tiesų veža labai daug yra reikalų, labai didelis užimtumas, bet malonumas taip pat didelis. Kadangi iš karto apie konsteliacijas kalbam, tiem, kas nematė Pinsų Inetos Stasiulytę, papasakok, kas yra konsteliacijos. Žinai, konsteliacijos tai yra tie ryšiai tarp žmonių, tarp figūrų, ne? Nes vienas dalykas, mes su tavim dabar turim ryšį, tą matomą ryšį, bet tarp mūsų yra labai daug nematomų ryšių, ar ne? Kaip kažkokios tai sąsajos, pasąmoniniai dalykai. Tai būtent konsteliacijos jos padeda suprasti dinamikas, ryšius, tam tikrus lojalumus, pamatyti, kas iš tiesų slypi toj pasąmoniai, ko mes negalime įvardinti logiškai protu. Ir pamatyti to, žinai, tikrosios priežasties. Arba, lygiai taip pat, žinai, tarsi, noriu čia eiti, bet kaip ir versluose būna, žinai, logiškai tu gali suskaičiuoti labai daug skaičių, bet lygiai taip pat yra labai daug tų nematomų dedamųjų, kurios yra svarbu, žinai, kaip tu apskaičiuosi vertę, kaip tu apskaičiuosi pagarbą, kas tau svarbu, kaip tu apskaičiuosi savo kažkokį autentiškumą ar, ten, žinai, patiriamą malonumą, tu neapskaičiuosi, bet kai tu irgi statai lauką, pamatai to erdvėje ir, viskas per mūsų tą nematomą lauką, kuriame mes visi dalyvaujam ar negalim paimti informaciją, pamatai tam tikrus dalykus, labai greitai pasidaro sprendimai. Aš esu dalyvavęs keletoje konsteliacijų kaip stebėtojas visiškai, žinai, iš šalies. Tai nors aš esu irgi daug visko matęs, daug studijavęs, bet neslėpsiu, tikrai man ypač po pirmos sesijos, žinai, buvo toks skepsis, toks, kur žiūriu ir galvoju, ar čia spektaklis, kurį man ką tik suvaidino, žinai? Nes visi žmonės pasakoja, aš nesuprantu, žinai, kaip aš, aš nežinau, ką sakyti, bet žodžiai tiesiog iš mano burnos ėjo, žinai, ir ten kitas žmogus, apie kurį galbūt sukasi, žinai, konsteliacijų, jisai sėdi verkia ir sako, iš kur jūs galėjo tai žinoti, žinai, tiesiog tai yra toks. Ir tada aš, žinai, šalies stovintis, toks galvoju, čia rimtai, ar čia tiesiog vaidinimas buvo. Čia iš tiesų, žinai, rimtai, tam nereikia valgyti jokių ten medicinos reikalų, taip, ir tas patirtis mes galim transliuoti, mums duota, tai yra mūsų duotybė. Kai mes nuleidžiam, atjungiam protą ir einam, žinai, per kūną į savo jausmus, nes kūnas nemeluoja, jisai labai greitai sugeba, žinai, paimti informaciją ir perduoti. Tai va tada ir yra. Tai labai sunku, žinai, pasakyti, kas yra konsteliacija, jeigu tu joje nesi patyręs, nesi sudalyvavęs ir pirmas kartas toks būna, toks kaip tu sakai, wow. Bet paskui, kai pats žmogus atsistoja, jau, žinai, jeigu jis dalyvauja į asistento vietą ir patiria tai per savo kūną, tas patyrimas, žinai, per kūną, ar ne, per kūniją, kurį vyksta, tai tada nebelieka abejonių. Nes tu supranti, kad tu nieko nežinai, bet kažkodėl tau kyla toks jausmas, kyla toks, žinai, karštis, šaltis, skausmas, noras susitraukti, ten daug visokių kvatojimasis, keikimasis, taiga gali užėjti, žinai, visokių dalykų, kur atrodo, niekad negali nesikeikio, ten, žinai, taip stipriai gali pradėti varyti. Tai jau kai patiri pats, tai tada labai, greitai ten, žinai, supranti, kad čia ne kažkokia tai, burtai ar kažkokia tai vaidyba, tai yra tiesiog tai. Kai tu renkiesi, ką studijuot, čia šiek tiek nuo konsteliacijų gal atsiraukant, pas tave
tu kaip tikslingai tą darai, ne? Nes aš, žinai, visą laiką matau žmogų, kuris labai daug mokslų pabaigęs, man irgi būna tokie kartais šauktukai užsidega, žinai, kur ar čia yra tas žmogus, kuris tiesiog, žinai, bijo kažką daryti savo gyvenime, dėl to mokosi ir sako, nu dar nepakankamai žinau, kad galėčiau konsultuoti. Nu, kitų jokių požymių tavo atveju tikrai nematau, bet įdomu, vat, kaip tu atsirenki, žinai, ką toliau studijuoti ir ar nėra, kad tu, žinai, perdėm daug laiko praleidai studijuodama ir ne kažką su to darydama. Nu, žinai, aš šiaip esu smalsi iš prigimties, man reikėjo tas smalsumas, galbūt tai yra ir mano genuose, ir taip kaip mane mokė senelis ir tėtis, ir mano giminiai daug intelektualių yra žmonių, žinai. Ir aš niekada negaudavau paprasto atsakymo, man visada būdavo užduotis, eik ir susirask, žinai, ir tos senovinės enciklopedijos, ėjimas į bibliotekas, kai, tam, kad surasti atsakymą, aš iš tiesų turėdavau knistis, taip, ir ieškoti. Tai nebuvo Google, bet ir dabar, žinai, Google, bet ir tame Google reikia mokėti ieškoti, taip, nes dabar labai kas nemoka net ieškoti iš tiesų. Tai va, tai aš turiu labai didelį smalsumą ir, žinai, kadangi požiūris, aš į viską žiūriu taip visuminis, ar ne, va, tas holistinis požiūris yra, aš suprantu, kad viskas yra susiję ir man kartais norisi nueiti į kitą sritį, pasižiūrėti, vat kokių ten žinių, nes aš taip pat esu ir kineziologiją mokiusis, bet aš mokiausi dėl savęs, kad tiesiog pagilinti tam tikrus dalykus ir suprasti, ar ne, patirti irgi kūno veikimą, ar ne, ten visas raumenų, sąnarių grandinės, aš tikrai nesilaikiau ten sertifikacijos ir egzaminų, bet man buvo labai įdomu, ar ne, nes aš tada gaunu tą pagrindimą, susiejimą ir supratimą veikimo platesnį. Taip man labiau įdomu dirbti su tais sveikais, sakykime, nes aš žinau, kas yra psichosomatika, ar ne, bet man labiau patinka be ligų dirbti, ta prasme, tai tikrai. Tai aš labai sąmoningai neinu į tą sritį, aš einu į tas sritis, kurios man atsišaukia. Taip, tai pirmas dalykas yra verslas, yra pinigai, yra tikslai, taip, toks kaip blokas, kuris yra susijęs ir tada yra kitas blokas, yra moteriškumas ir santykiai. Nes, žinai, labai daug kam yra susiję, kad jeigu tu esi moteriška, tada tu turi būti, ten savi stereotipai ir savos etiketės. Aš labai ilgą laiką gyvenau su tuo, kad tai aš čia moteriška ar ne moteriška, jeigu pas mane energija yra tokia. Ir supratau, kad, žinai, viskas su manim gerai. Ir aš supratau, kad lygiai taip pat tiesiog daug moterų, kurios yra, ar ne, va tokios energijos, jos, neapčiuopia ir nepažįsta tos energijos, jos bando ją sumažinti vietoj to, kad ją išlaisvinti ir tada, žinai, išeiti visai savo kitą lygmenį. Tai aš paprastai, kaip aš renkuosi mokymus, aš tiesiog turiu savo tokį, žinai, vidinį signalą, bet aš paskui supratau, kad aš jį seniai labai naudoju, tai visur, žinai, ar dėl darbo būdavo pokalbiai, ar kažkokie pasiūlymai, tai pas mane visada vidinis žinojimas. Aš tiesiog, išgirdau ir aš jau viduje žinau, kad tai yra taip, mano kūnas sako taip, paskui aš tik tai per mokymus supratau, tai čia taip veikia, tai čia, aš veikiu šitaip, tada atsinagrinėjau, kur buvo, praleisdavau tą signalą ir darydavau sprendimus iš proto ir tada aš tikrai susifeilindavau ir turėdavau praradimus ir dabar aš pagal tai, paskui jau žiūriu logiškai, apie ką mes čia, ta prasme, nes aš jau prieš tai jau žinojau, kad viskas yra, aš atliepiu tam, ar ne, aš atsišaukiu. Bet iš esmės aš labai aiškiai žinau tas. Man gali sakyti, man yra daug kas sakė, žiūrėk, čia tau tie mokymai taip toliau, aš paklausau, ne man. Prasme, jums okei, ta prasme, ne tai žinai, kad tai yra gerai ir blogai, bet tai yra tiesiog ne man. Nieko nepasako, kaip čia objektyviai apie tos mokymus, ar tą dalyką tiesiog, būtent kiek su tavo tuo pasirinktų keliu, tai turi ryšio, ar ne? Geras. Sakai, kad jau seniai turėjai tą tokį pajautimą. Papasakok, kada tokie buvo pirmieji gal prisilietimai prie to. Žinai, tai pabandom grįžti į tavo ankstesnius kažkokius laikus, kai... Nes man taip, žinai, įdomu ir tas bendrą paveikslą, žinai, piešiant, taip atrodo, tu baigiai, žinai, sociologijos mokslus, paskui verslo psichologija, vis tiek ten turbūt turėjo būti daug psichologijos, tos tradicinės, žinai, psichologijos. Ir tada prasideda, žinai, tokie, sakykime, plačios visuomenės vis dar labai vuvų laikomi dalykai, žinai, tos pačios turbūt ir konsteliacijos, ir apie Theta Healing per mažai žinau, dėl to negaliu sakyti. Paskui regresinė hipnozė, žinai, irgi ten, kai pasigilinu, tai daugam tiesiog iššauna saugikliai, žinai, galvojant apie tai, kad ten keliauji, žinai,
ne tik per savo gyvenimo kažkokias ankstesnės patirtis, bet ir savo ankstesnių gyvenimo ankstesnės patirtis. Tai toks, okei. Tai, žinai, čia atrodo, kiek tau prieštaravimų tarp to turėjo būti, tarp, sakykime, tradicinės psichologijos kelio, žinai, ir šito. Bet, kaip sakai, tu visuminiškai vertinai ir įdomu, kada pas tave tas atėjo, kaip į tavo gyvenimą atėjo tas toks visuminis matymas. Atsimeni tu? Žinok, aš šiaip galvoju, kad tai buvo nuo pat vaikystės, tik aš to niekad nesupratau, nes, man tai buvo visiškai natūralu. Ta prasme, kad jau nuo pat vaikystės mano šeimoje būdavo labai tokios diskusijos. Seneliai, marčios, žinai, suvažiuodavo ir būdavo ir apie Dievą, ten dar 1970, žinai, tais metais, 80-ais ir Dievas, ir ateizmas, ir visokiausių dalykų. Visada buvo labai daug diskusijų, visą laiką ten kviesdavo skaityti, analizuoti pačiam, ar ne, vat kritiškai jungti. Ir aš labai daug ką ir tada darydavau. Tiesiog pagal pajautimą, tokia, žinai, biškai buvau kaip rakštis subiniai savo šeimai, nes jau ten nuo lopšelio sakydavo, kad kai aš ką nors sugalvoju, ten gali stulpą man ant galvos tašyti. Tarsi, arba aš turiu gauti labai aišku tą loginį pagrindimą jau nuo vaikystės, o dėl ko tai yra kitaip, kad aš, vidum patikėčiau, nes jeigu aš netikėdavau, man net būdavo vienodai, ar aš dėl to būsiu nubausta, ar aš gausiu lupti, ar ten, žinai, aš tiesiog žinau, žinai, tas eina, aš tiesiog žinau. Ir tai paskui kažkurio metu, žinai, biški taip labiau nudegiau, tada biški taip buvau susipaprastinus, bet nelabai sugebėjau, žinai, tos užsipaprastiname savęs taip sulaikyti, energija vis tiek jinai iššokinėja. Ir tada galvoju, tai gerai, tai dabar reiks to kažką daryti. O tu studijuot, pavyzdžiui, socialinius mokslus pasirinkai labai tikslingai. Šiaip įdomu, nes tas etapas, žinai, būna, mes labai dažnai ten paauglystė, ypatingai ten kažkokį traumą prisirenkam, arba ten iš vaikystės, ten būdami 12, 13, 14 metų. Ir paskui prasideda, einu psichologijos studijuoti arba socialinių mokslų, kur irgi daug psichologijos yra, tam, kad, žinai, kažkokios tai savo žaizdas išsigydyti. Ne, žinok, pas mane čia buvo visai kitaip. Papasakok. Aš iš tiesų turėjau problemą, ta prasme, nes aš iš Kauno, ne, aš Kaune baigiau Jablonskio mokyklą. Jablonskio mokykla, tai reiškia, buvo viskas sustiprinta. Ta prasme, viskas sustiprinta, dar keli dalykai anglų kalba tais laikais, ten neturėjai variantų mokytis nesustiprintai. Net ir, ta prasme, mūsų klasėse, kas būdavo prasti mokiniai kabutėse, nueidavo į kitas mokyklas, gaudavo 10-ukus, arba 10-ukai ateidavo pas mus, ten būdavo 6 dvejetai, žinai, ta prasme, bet, kad suprastum, žinai, tas, kad stipri, tai nereiškia, kad čia taip stipri, bet iš tiesų stipri mokykla. Ruošdavo labai rimtai. Ir man sekėsi toks viskas, ar ne, labiausiai man matematika ir patikdavo tie tikslieji mokslai, aš niekad nevertinau, kad aš esu labai gera literatūroje ar kūryboje, tiesiog man gal nelabai patinka, aš galiu kalbėti, rašyti man nelabai. Bet aš gaunu, supranti, viską, aš per daug nesimokau, bet viskas okei. Ir tada galvoju, aš sėdžiu ir pavydžiu visiems, kaip gerai tiems, kas žino, žinai, kur nori, bet ten kažkas tai į mediciną studijuot, labai daug nuostabių medikų šiai dienai yra, labai daug nuostabių teisininkų iš mano kartos yra, žinai, aukšto lygio, labai, tikrai nuostabių žmonių. Ir aš visą laiką taip sėdžiu ir galvoju, tai ką man daryti, aš tai nežinau, ko aš noriu, man viskas sekasi, bent kas nors nesisektų, aš tada dažnai turėčiau tą lengvesnį kelią. Ir tada toks buvo, klasiokė sako, tu gali man palaikyti kompaniją važiuoti į Vilnių, laikyti egzaminus. Galvoju, ko aš negaliu. Galiu, žinai, jinai stoja į teisę. Galvoju, gerai, stoju aš į teisę. Irgi. Ir galvoju, kaip gerai, žinai, tais metais buvo, kad negalima padaryti klaidos ir jeigu padarai klaidą, jei ištaisai, tau vis tiek yra klaida. Dėkui Dievui, kad aš per savo tokį paskubėjimą, tik paskui pamatymą, kad aš padariau klaidą, aš neįstojau ten, nes aš tikrai būčiau numirus teisėj, ta prasme, nes tai ne mano stiliaus mokymasis, taip. O tada aš į sociologiją stojau taip, kad matematinių principų, kur man mažiausiai mokytis, kur man geriausias vidurkis, sociologija, naujas dalykas, okei, įdomu, stojam čia. Į Kauną nestojau, nes savaitgalį buvo stojamieji, buvo labai karšta vasara ir aš pasakiau, kad aš tikrai savaitgalį stojamųjų nelaikysiu.
Kriterijai. Supranti? Nu tai ką čia kalbėt. Ir taip aš įstojau į sociologiją. Ta prasme, nu tokia, kas mes 6 kartą galbom, tada 5 kartą aš galvoju, gal mes sociologų, tokia visiškai nauja buvo sritis ir buvo įdomu, štai apie ką tai. Taip ir įstojau. Ir buvo, taip pat iš dabartinės perspektyvos vertinant, tai buvo teisingas tavo pasirinkimas, nors turbūt nebūna tokių dalykų kaip neteisingo, ne? Jo, nebūna kaip neteisingo, aš galvoju, tai buvo labai įdomus pasirinkimas, nes iš tiesų aš gavau tą, žinai, labai tokį platų spektrą ir vėlgi tas, žinai, plečiasi tas kritinio mąstymo dalykas, kai tu žiūri į dalyką ir įvertini ne tik tai iš žmogaus ar individuo perspektyvos, bet iš visuomenės, šalies masto, istorinių įvykių, ekonominių įvykių, ar ne? Nu, tų daugiau dedamųjų sudedi ir palaukit, žinai, tas visą laiką kaip yra, ar teisingai užduotas klausimas, jeigu toks atsakymas gautas, nu, ta prasme, ta pati statistika, nes labai puikiai supranti, kaip tai gali būti pakreipta ir kokio tau rezultato gali reikėti, supranti, ir va tas kristinis mąstymas irgi labai gerai susidėlioja ir kas kaip seka, būtent klausimų uždavimai, kai darai tos pačius tyrimus, žinai, kiek kartų per namus buvo praeita, ten atsiskaičiuojant dar tais laikais būtais ir vakare einant labą dieną, gal galim atlikti tyrimą. Tai va, bet aš labai dėkinga, nes tai davė tokį, žinai, platų dalyką. Ar aš dirbau kaip sociologė? Niekada nedirbau, nes aš jau dirbau visus kitus darbus nuo savo 2 kurso, žinai. Bet va tą plotį, žinai, va, nu tikrai va tą plotį, žinai, davė labai stiprų. Man kažkaip labai gyvenime yra giliai įstrigusi Steve Jobs citata, kai jis Stanfordo universitete kalba, tas sakė, kai jis sako, kad visi taškai, žinai, galiausiai apsijungia ir sako, tu negali jų sujungti žiūrėdamas į priekį. Tai gali suprasti, kaip jie susijungia, kai jau praėjo, žinai, laikas. Tai čia irgi toks, vat, tu tikrai pasirinkdamas, tu gali tik intuityviai rinktis, bet nežinodamas, kaip visą tai susilipdysi tokį bendrą paveikslą. Aš tai taip žinai, pasikviečiau iš tikrųjų su vienu labai aiškiu tokiu tikslu, nes Pinė mes paprastai gvildenam pradėk iš naujo istoriją, žinai, kur žmogus eina viena kryptim ir staiga nusprendžia, žinai, mestis visiškai į kairę, į dešinę. Ir aš pasikviečiau tave, nes tikiu, kad tu gali padėti žmonėms, kurie yra vat, tie pasimetę, žinai, kur galbūt dvejojantis, nežino, ten kažkokios baimės trukdo jiems žengti tą tokį žingsnį. Bet galvoju vis tiek paklausiu tavęs, ar tu iš savo gyvenimo atsimeni epizodų, kažkokių tai, nu, va, tokių pasirinkimų, kur tu labai aiškiai ėjai vieną kryptim ir nusprendai, kad tai nebėra tavo kryptis, žinai. Nu, tai būna ir santykiuose, skyrybos ir ten staiga viskas pasikeičia. Kokie būtų tu, va, išryškintum tavo pinai, kaip mes juos vadinam? Nu, žinai, tas mano dabartinė veikla ir irgi iš to pino atsirado. Dėl kad prieš tai aš tikrai buvau versle veikloj, vadovaujančiose pareigose ir visur kitur. Tada įvyko, supratau, kad aš nebesu laiminga, tada užsimaniau skirtis. Ir ten vyko daug visokių turbulencijų. Tada aš pradėjau ieškoti kelių, žinai, atsakymų. Aš iš tiesų pradėjau ieškoti atsakymų, nes, nu, žinai, tas vat, struktūrinis, algoritminis, nu, mano tas veikimas, man visada reikia, kaip tą suprasti priežastį, žinai, va, algoritmą, kas čia yra, žinai, va, dėl ko. Ir aš tada pradėjau ieškoti, tada dar tų saviugdos nelabai buvo reikalų visų. Aš per verslo mokymus vieną tokią dėstytoją, dabar jau amžinatilsį, žinai, susiradau, aš ją išklausiau ir aš sakau, žiūrėk, sakau, mes vyną geriam po mokymų. Sakau, tu gerai darai verslo mokymus. Klausimas, ar tu darai tokius mokymus, nu, tokioms kaip aš, kurios turi, nu, ta prasme, energijos ir turi klausimus su moteriškumu ir su santykiais, ar tu gali padaryti? Jis sako, taip galiu ir aš tada dažnai sakau, gerai, aš tau padarysiu, nu, ta prasme, surinksiu. Aš nesugebėjau surinkti Vilniui, aš nesugebėjau surinkti Kaune, nes viso žiūrėjo į mane ir galvojo, kokia tu durnė, nes tu esi, žinai, tai ką tu nelaiminga ir aš galvoju, nu, blemba, mergos. Tada aš, žinau, kad aš ją įsisodinau, aš nusivežiau į Klaipėdą ir ten suorganizavau. Tai mano tas, vat, žinai, buvo pradžia tenais, kur aš pati labai stipriai atidirbau ir prasidėjo vat, kelias. Ir po to aš supratau, nu tiesiog, žinai, buvo paraleliai tarp verslo ir to, bet paskui aš pradėjau daryti, paskui ta bendruomenė moterų pradėjo eiti aplink mane, klausinėti. Ir tada sako, tai dėl ko tu nedarai? Aš sakau, ką aš čia darau, aš tipo neturiu išsilavinimo.
Susako, bet taigi tu duodi atsakymus. O žinai, protas, taigi reikia turėti išsilavinimą tam, kad tu galėtum duoti, nes čia kažko tai čia pridarysi. Gerai, tai aš pasibaigiau coachingus, tokiu, žinai, kad turėti reikalus, tam per coachingą supratau, kad visa tai, žinai, yra žmonių, kuriems reikia mokytis, yra žmonių, kurie turi, įgimtą talentą arba labai gerus mokytojus vaikystėje, žinai, kaip tėtis ir senelis. Ir aš supratau per coachingą, kad aš jau visą tai esu praėjusi, tik aš tam vardų neturėjau, metodikų neturėjau, žinai, ir tai jau yra, nes labai dažnai ateidavo, ir dabar ateina žmonės, man prie manęs pasakoja, pirmą kartą mato ir vyrai, ir moterį, žinai, ir pradeda jautriai kalbėti ir atsiveria. Dabar čia kažkur neseniai perskaičiau tokį, kad jeigu žmonės prie jūsų atsiveria, jūs ten turit kažkokį gebėjimą. Tokį, žinai, čia tipo super stiprų empatinį. Aš taip, ai, tai čia taip vadinasi dabar, gerai, davėm pavadinimą, okei, nes aš, man tai yra norma, ar ne? Jeigu prie mane žmonės ateina, atsiveria, man tai yra norma. Aš nesuprantu, man atrodo, kad ir prie kitų nueina atsiveria, bet labai daug žmonių paskui sako, aš tau pirmą kartą sakau ir tai yra, tai, nes aš ką žinau, gerai, ta prasme, aš priimu tai, ką sakai, dėkinga esu, ar ne? Tai va, ir tada mano šita kryptis perėjo į tą vadinamą coachingą saviugdą sąmoningumą, kur aš iš tiesų tada jau padėjau į šoną visus kitus darbus ir sakiau, einu čia daryti, ar ne? Ir tada nebuvo irgi tokio. Mažai dar buvo prieš tuos, 12 metų sąmoningumo, online'inių reikalų visų. Prasidėjau, žinai, užsisukau, bet paskui aš supratau, kad tai, ką aš dariau, sudėjau į sistemą, ar ne, atiduodu, perduodu, ar ne, kad, daug dievė, daugiau moterų būtų laimingų, ten santykių visokių laimingų, man vis dėlto yra trauka verslas. Ir dabar, aš jau, žinai, taip 5 metus taip galvojau, kaip aš noriu sugrįžti į su verslu, kokiam formate, su kokiais žmonėm, ir dabar, tas antras spinas toksai, žinai, kad ten nenumetu, ten pasilieka kaip pastatytas, bet, aš noriu tą savo kryptį dabar kitą dar pasimti. Tai va, tai iš to matyti, žinai, kai būna, kažkur yra stiprus sukrėtimas, kažkur supranti, kad jau išaugi, arba, jau padarėjai maks, ką galėjai padaryti tame, ir tada ateina atsiranda nauja kryptis. Kai tu buvai versle, dėl kokių priežasčių taip... aišku, ten ieškojimai vien tam tikri buvo, bet prisimenant tą, žinai, visą situaciją, finansinė prasme, kas tau labiau būtų apsimokėję? Žinai, kaip atrodė tam taške, ar eiti ieškoti savo kažkokią, tai, žinai, su moterim dirbti, kalbėti, ar likti toj pozicijoje, kur tu buvai. Aš nežinau tiksliai, ką tu, žinai, dirbai tuo metu, bet ar tai buvo toks finansinė prasme geras, žinai, pasirinkimas, kurį tau, kurio atsisakėjai vardan, žinai, savo pašaukimo, ar ne? Buvo visokių. Tikrai atsisakiau gerų finansinių dalykų, kur šiandien greičiausiai gal būčiau buvo, žinai, taip valdybose tam tikrų įmonių. Gal kažkur tada būtų kitaip pasisukę, žinai, reikalai, bet žinai, kaip aš nesigailiu, nes man labai didelis yra svarba, ta prasme, žinai, vertybės tai yra pagarba, laisvė ir atsakomybė. Ir jeigu aš jaučiu, kad man laisvės pritrūksta arba, nėra, žinai, aš negaunu atsakomybės padaryti sprendimą ir už jį atsakyti paskui, nes, versle vis tiek yra, žinai, yra tavo pojūtis ir kartais negali ieškoti, žinai, loginio sprendimo, kad padaryti sprendimą tam, kad pagrysti kažkam, nes dabar tu turi padaryti šitą dalyką. O paskui, padarysi blogai, atsakysi už tai, yra pasekmės, taip. Kompensuosi. Taip veikia verslas, taip, ir visur taip veikiam. Tai va, tai man, kai aš jaučiu, kad aš turiu tą suvaržymą, man nebefengšu ir manęs tada jokie pinigai nebesulaikys. Ta prasme, man, jeigu nėra pagarbos, jeigu yra kažkokia super, hiper kontrolė ir nėra pasitikėjimo, ne, ta prasme, aš kaip nežinau, kaip kažkokia laukinis gyvūnas, kuriam reikia laisvės, bet lygiai taip pat pasitikėjimo ir pagarbos, ir aš tada galiu ateiti, ar nebendradarbiauti, bet jeigu aš nesu tokia, žinai, kaip iš paklusniųjų avelių bandos tokia.
Nu, aš niekada nebuvau ir nebūsiu. Ir tada aš turiu problemą. Tada. O kadangi esi su daug coachingo klientų dirbusi, esi mačiusi žmonės, kurie save laiko tokiais paklusniosiam avelėm, žinai, bet viduje iš tikrųjų trokšta iš to išsivaduoti ir galiausiai išsivaduoja. Esi mačiusi tokių transformacijų? Esu, bet žinok, čia tam reikia labai daug drąsos. Nes tam, kad išsivaduotum, tu turi labai stipriai būti brandus viduje ir prisimti atsakomybę už savo tos. Nes jeigu ten dar tavo viduje yra labai didelė dalis to vidinio vaiko siautėjančio, kuris nenori prisimti atsakomybės, tada koks tikslas, žinai, nėra tikslo tiesiog. Geras, tai čia didžiausia, ta kliūtis būna, kad žmogus tiesiog, kaip ir nori laisvės, bet nenori prisimti atsakomybės. Jeigu tu nenori prisimti atsakomybės, tada tu neturi laisvės, viskas. Ta prasme, arba kitaip sakant, tu laisvės turi tiek, kiek tu turi atsakomybės. Viskas. Nenori prisimti atsakomybės, nenori prisimti, žinai, atsakomybės už pasiekmes, nesvarbu kokios tai būtų, tada tu esi nelaisvas. Tada tau reikia kovot dėl nepriklausomybės. Bet nėra nepriklausomų. Mes visi esame nuo kažko priklausomi, žinai. Taip. Net atrodo, čia, žinai, turi savo verslą, tai laisvas, žinai, nors realiai lygiai tiek pat nuo savo visų klientų pradėti priklausyti. Paprasčiausiai arba nuo rinkos ten kažkokių tai dėsnių tam tikrų. Nuo tų pačių įstatymų, finansinių VMI naujų ten, mokesčiai tokie ir labą dieną. Ir tada galvoju, ką daryti, ar ne? Nes esi priklausomas, nes gyveni iš to šaly, turi laikytis normų, įstatymų, taisyklių. Ir viskas tokiai. Man norisi kažkaip nepamest dažnai iš to klausimo ir pagalvoti, kaip iš tikrųjų pagelbėti žmonėms, kurie, nes aš tokių daug sutinku, daug savo kelyje, aš nežinau, kaip mano kelias yra toks, kad aš, žinai, daug kalbu apie saviugdos literatūrą, kurios ir pats daug esu klausęs ir skaitęs ir sutinku, bendruomenė man vis duoda grįžtamą į ryšį, žinai, ir jaučiu, kad šita vieta yra tai, kur labai dažnai žmonės, kaip ir pastringa. Tikrai, aš kažkaip gal neįsivardėjau, tai kad atsakomybės nenori prisimti, bet jie kažkodėl negali išsilaisvinti, žinai, taip jie paprastai tą įvardėjo. Čia, net neturiu konkretaus klausimo, žinai, kokį, bet tiesiog man toks yra, žinai... Žiūrėk, bet jeigu mes imam per tą prizmę, net, tu turi vyriausią, ne, paauglį, taip? Ne? Yra dalykų, kuriuose tu jį kontroliuoji ir kuriuose tu jo nebekontroliuoji. Yra jau atsirado tokių, ar ne? Taip. Kuriuose dalykuose tu jo nekontroliuoji. Kur niekada nekontroliavo ar nebekontroliuoji? Nebekontroliuoji. Šiuo metu screen time'as yra tas dalykas. O dėl ko tada nebekontroliuoji? Dėl to, kad jisai rodo labai gerus rezultatus gyvenime. Žinai, šiuo metu jo darbas yra mokytis. Taip, ir jisai pradėjo labai gerai mokytis. Ir nepaisant to, kad man vis dar atrodo, kad jisai per daug laiko leidžia prie kompo, bet rezultatai rodo, kad jisai vis tiek geba išlaviruoti. Ta prasme, jisai prisiema atsakomybę už rezultatus. Taip? Jeigu jis neprisimtų atsakomybės už rezultatus, tada tu jį kontroliuotum. Taip. Tai va čia tas pats, supranti, labai, kai mes tai pradedam suprasti per vaikus, ne, kada aš paleidžiu vaiką, kada aš pradedu jo pasitikėti, kad jisai bus atskaitingas ir atsakingas, taip? Nes, žinai, dar vienas yra dalykas, tam, kad būtum atsakingu, tu turi būti atskaitingas. Taip. Atskaitingas, žiūrėk, kam būna, taip? Kodėl ne visi žmonės gali būti verslininkais? Todėl, kad ne visi yra atskaitingi savo. Ne? Kada pas mus įsijungia atsakomybė ir ta motivacija, kurios mes ieškom, kai mes pasakom ir kažkam esam atskaitingi. Vadovui, vyrui, žmonai, tėtei, mamai, draugiai, ar ne, kažkam kitam atskaitomybė atsiranda. Daviau žodį, dabar negaliu nuvilti, ar ne? Ir tada įsijungia atsakomybė. Bet kiek kartų, žinai, iš tiesų brandus žmogus yra, aš pasakiau žodį ir jeigu aš pasakiau žodį savo, viskas gipsas, taip? Aš esu atskaitingas. Bet čia prasideda tas, ar ne, kadangi nėra kitų žmonių, tas mano vidinis suaugęs, vidinis vaikas, vidinis tėvas, ir čia tik tai tada parodo dinamiką, kad mano vidinis suaugęs ir mano vidinis tėvas, yra nustumti žemiau gerokai ir karaliauja vidinis vaikas,
kuris nori laisvės, daug malonumų, daug atostogų, daug ten visokiausių dalykų, bet nenori, žinai, prisimti atsakomybės už pasiekmes. Nu, vat jam fain, jis nenori galvoti, jis nenori dirbti, jis nenori prisimti atsakomybės. Jis nenori atskaitingumo. Jis nenori, žinai, bet todėl labai daug didelę dalį tų žmonių kamuoja toksai, bet, oi, čia bus disciplina, čia bus griežta, nes už discipliną, va tą, žinai, rūpinimąsi savimi, tą griežtą meilę savo, ne, va tą nepataikūnišką meilę, bet griežtą meilę, va, ar ne, skrynai, vaikški. Tai yra griežta tėviška meilė, taip, tai tugi iš meilės tai darai, taip? Va tas tėvas, ar ne, vidinis tėvas ar mama, sako, oi ne, aš dabar jeigu padarysiu duosiu griežtos meilės, tas vaikas mano vidinis nemylės, tai aš geriau būsiu, susigūšiu ir būsiu tas pataikūniškas vidinis tėtis ar mama ir čia toliau siautė. O tas vidinis, žinai, suaugęs žmogus, jisai sėdi, galvoja, nieko nesuprantu, bet irgi ten, iki brando, žinai, tai atskaitomybė dar yra vienas taškas. Ar aš gebu savo būti atskaitingas? Dar paminėjai drąsos. Reikia, kaip ir pirmą dalyką, kur tu tai vardinai, reikia tam daug drąsos. Ar yra kažkas dar be atsakomybės, kam, tos drąsos ir kas, iš vis ta drąsa? Nėra čia, žinai, sako, drąsa, kaip čia, visi mes bijom, bet, žinai, ta baimė, čia apie baimę šiaip labiau, ar ne, kalba, kad visi mes bijom, bet tik tai tie, kurie... Sėkmingi nuo sėkmingų skiriasi tuo, kad vieni bijo ir bijo, o tie drąsūs, jie bijo, bet veikia. Tai iš esmės, žinai, čia su to yra labai susiję, nes būti atsakingu, tai reiškia nustoti kaltinti kitus. Tam, kad nustoti kaltinti kitus ir prisimti atsakomybę, kad aš irgi tame dalyvavau ir aš irgi čia prisidėjau ir aš irgi esu dalis viso šito rezultato, reikia drąsos. Pasakyti, ir aš čia buvau. Ir tai yra mano atsakomybė, ne 20, kai mano kaip žmogaus ne 20, ne 30, ne 50, bet 100%. Supranti, ir tam reikia drąsos, nes tu turi turėti tą tiesos su savimi, tu iškart turi turėti, jeigu aš prisiimu atsakomybę ir tada aš esu pagarboj visam tam, ar ne, priežastis, pasekmė, aš suprantu, kas vyksta. Ir jeigu kažkas įvyko, kaip aš galiu kompensuoti, jeigu yra žala patirta, taip? Nepabėgti, žinai, nesakyti tavo kaltė, ne ten mėtyti, žinai, čia tu kaltas, čia tu daugiau ar mažiau, pasakyti taip, kaip aš galiu kompensuoti. Dabar, žinai, būti to išminty savo tam tikrume, tiesoje. Žinai. Jo, ir kaip pagalvoji, žinai, kad su laiku, kuo tu dažniau papuoli galbūt į tokias situacijas, kur tu prisimi atsakomybę ir kartais tenka kompensuoti, žinai, tu net ir gali būti pasiruošęs tam. Turiu menį, tu iškart numatai, kad bus rizikos ir vadinasi, aš turiu būti netgi, tarkim, finansiškai paprasčiausiai pasiruošęs tas rizikas suvaldyti, jeigu kažkas nutiktų ne taip. Faktas. Geras. Dar vienas klausimas ir tiek iš tavo kelionės įdomus. Tokia priešprieša dažnai girdžiu, žinai. Vieni nori pokyčio, taip, žinai, eina ten vienus keliu, galbūt, nežinau, dirba, sakykime, nežinau, bibliotekoje, žmogus bibliotekininkas, ar ne, nori staiga, sako, ne, viskas, aš noriu pradėti savo kažkokį tai verslą, žinai, konsultuoti ten. Ir nori tiesiog išeiti iš darbo ir, žinai, staigiai persimesti. Kitas kelias yra, kurį aš labiau mėgstu, yra tas lėtas ilgas, kur tu matai, kur tu nori eiti, bet supranti, kad ten neatsidursi va taip ir tu tada mažai žingsniais tą darai. Ir ypač, žinai, kas tiems tai aktualu, kas net nežino, kur norėtų eiti. Jie galbūt, žinai, nėra patenkinti tą vietą, kur yra dabar, bet būna, taip, kur čia man, žinai, neįsivaizduoja, kur nori eiti. Ką tokiam žmogui pasakytum? Tas, kuris nėra patenkintas, pirmiausia. Jo, bet čia, aš suprantu, kad čia yra keli klausimai, žinai, tai vienas man įdomu ir tu pati kaip keitei, nes tu sakai, kad tu buvai versle ir paskui perėjai prie coachingo ir tau dar pastudijuoti, žinai, tai tas, žinai, kad tu nepriimai sprendimo čia dabar sudeginti tiltų, žinai, vos ne, išeiti ten su trenksmais ir eiti savo naują kryptim, tai čia turbūt jo vienas klausimas, o kitas, gal prieisim atskirai, žinai, prie žmonių, kurie galbūt apskritai dar nežino krypties. Žinai, iš savo patirties, dar tada, kai aš buvau ten 20 metį, aš tada supratau labai aišku dalyką. Kad man,
kai aš būdavau ant karštųjų, ar ne, vat, supykstu ir čia dabar išeisiu ir toks principas, parodysiu, žinai, nu, aš suprasdavau, kad man yra užvertos duris ir aš negaunu jokio kito darbo. Ir aš kažkaip, nu, vat, aš nežinau kaip, aš tada, nu, pradėjau tyrinėti, kas čia yra per dalykas, ne, vat, kas čia yra. Ir da, aš galvojau, palauk, Milda, bet irgi aš nežinau, kaip man ta mintis atėjo, nes aš labai daug tokių minčių susapnuodavau. Aš žinai, kaip netgi jaunystėje susapnuodavau, turėdavau uždavinį, aš susapnuodavau sapne sprendimą ir paskui ateidavau patikrinti gyvenime, ar tai tikrai tas sprendimas, nu, ir gaudavosi, kad tas sprendimas, žinai, kaip išspręsti. Tai man, vat, su šituo buvo taip, kad kol aš, ir išbandžiau ne vienam darbe, tai kol aš nepasijusdavau dėkinga ir nesuvokdavau pamokų, ką aš turėdavau išmokti toj darbovietėj, su tais kolegom, su tais vadovais, su tais klientais, su tom situacijom, kol mano širdyje neatsirasdavo dėkingumo ir suvokimo, kad tai tarnauja man, aš negaudavau. Kai tik tai aš, va čia, ar ne, tas laukas, aš suprasdavau ir taip, ai, tai va čia apie ką, va taip, darbo pasiūlymas. Geras. Ir taip kartojosi, žinai, ne kartą. Ir aš tas supratau, ai, čia rimtai taip veikia. Okei, įdomu. Tada dar nebuvo, žinai, Tony Robbinso, apie ką klausyčiau, nu, ta prasme, va, tu, žinai, kad ne tau, ne dėl tavęs vyksta, bet tau vyksta, ar ne, kad tu suprastum. Ir aš tiesiog, nu, o kaip čia? Ir aš tai tvirtai pasakius, aš net nesuprantu, kaip aš dasivokiau iki tokių dalykų. Supranti ir? Yeah. Bet aš tada jau labai aiškiai supratau, kad ta situacija neišsispręs ir aš nieko kitokio negausiu, kol aš nesuprasiu, apie ką man šitą situaciją. Ką aš iš šitos situacijos turiu išmokti. Kur nuimti savo karštakošiškumą, kur išmokti pagarbos, kur išmokti, žinai, nepriimti asmeniškai, nu ten daug įvairiausių tų pamokų buvo, kur suprasti, kad tai ne mano tempas, bet irgi su pagarba tam, kad tai ne mano tempas ir yra, aš suprantu, kad, oh my god, šitie žmonės, kurie dirba savo darbą, jie yra aukso vertės, nes tai yra tikrai ne mano formato darbas, ne? Ir aš tikrai negaliu čia dirbti, bet aš suprantu tada to darbo prasme, ne? Ir kad tie žmonės, kur atrodo, kad nieko nedaro, jie daro labai daug. Tai, nu, o paskui tada, tik supranti ir pum, iš karto važiuoji. Tai va, tai pirmas dalykas, žinai, jeigu jūs ten esat ir jums nepatinka, jūs ne šiaip sau ten esat, ten, va, jūs turit kažką išmokti ir suprasti. Kažko dar neišmokat. Geras. Taip. Man toks, aš pats kaip jaučiu, žinai, man būna, kad aš jau nebe vietoj, man tiesiog, nu, nebėra jėgų paprasčiausiai daryti, žinai. Tai aš tiesiog būna, nu, taip pradedu išsekinėti ir pradedu išsekinėti net pagalvojęs apie tai. Ir man tai būna, žinai, pirmas ženklas, kad jau kažkas ne taip. Ir aš taip bandau, žinai, klausyti tavęs, įsivaizduoti ir turbūt, kad toj situacijai, kai atsiranda dėkingumas, žinai, toj vietoj, kaip man nesusimaišyti, žinai, nu, nes man turbūt būtų, kad kai atsiranda dėkingumas, tai ir energijos atsiranda. Nu, tas natūraliai ir galvoju, kad aš turbūt supainiočiau greičiausiai tuos dalykus. Nu, žinai, arba supainiotum, arba nesupainiotum, nes gal pas tave yra kitas momentas, žinai, baimė paleisti. Ir tada tu pradedi silpti, kad tu, žinai, tau raumenis, nu, dabar taip metaforiškai sakau, kad tau raumenis atsipalaiduotų ir tu paleistum tai, kas turi, žinai, nes, nu, labai dažnai mes, nu, laikom įsikibę ir bijom paleisti. Yeah. Ir tada, nu, ką daro organizmas? Pradeda atjunginėti, nu, visą tą, nu, viskas, kas vyksta, pradeda atjunginėti, nes, nu, tai atitarnavo, paleisk jau, žinai, jeigu batus išaugai, nu, nebekišk kitos batus, nu, padėk juos iš šono, viskas. Duotų ženklą, žodžiu. Taip. Ir tada, žinai, nu, kai tu anksčiau pradedi skaityti tuos ženklus, tu tiesiog supranti, ai, supratau, dėkui ir dėkui iš tai situacijai ir čia supratau ir tada aš turiu drąsos be baimės pasakyti, kad, nu, aš labai dėkingas, nu, tiesiog šitam jau stop. Geras. Viena iš temų, apie kurią aš galbūt, nu, trumpai noriu paklausti, nežinau, kiek išeis, trumpai yra NLP. Tu irgi mačiau studijavai. Ar tau šitas dalykas pasiteisino praktiškai? Kokias va tu NLP, jeigu taip jaustum, nu, praktikas praktiškai naudoji gyvenime ir toliau? Ar tai yra labiau, žinai, kad su kitais žmonėm, ar savo kažką taikai iš NLP? Nu, žinai, kas yra NLP, taip, tai yra neurolingvistinis programavimas, tai yra tai, ką tu kalbi, tu save kiekvieną dieną
Aha, programuoji. teisingai, okay. Taip, tai mes visi tai naudojam kiekvieną dieną. Klausimas, kiek sąmoningai, kiek nesąmoningai. Ir realiai taip, labai žinai įdomu. Vat, pavyzdžiui, aš irgi savo vaikus mokau taip, kad tai netgi taptų nesąmoninga kompetencija. Žinai? Nes kai tai tampa nesąmoninga kompetencija, tu net nebesupranti, kad tu tai naudoji. Tai yra labai dažnai yra žodžiai, ar ne, kuriuos mes kažkam šiukšlės, kažkam tai priežodžiai, kurie iš tiesų yra nekuriantis, o yra greunantis. Ir stovyklose tai jau būna pagrindė, ten yra toks labai žodis žiauriai, kurį, žinai, išiminėjau, kad žmonės pradėtų girdėti, kiek jį vartoja ir ką neša po to. Yra visokie, nežinau, galbūt, gal, ten irgi su atsakomybės prisėmimu. Žinai, vat, labai tas pasijaučia per tokius dalykus, kai einam giliau. O šiaip tai, žinai, vat, pavyzdžiui, irgi vat, šitą savaitę galvoju su dukra žiūrėjom filmą. Gražus romantinis filmas toks tarsi, ar ne? O kas už to, žinai, vat, kokios programos yra užkabintos? Kad jeigu turtingas, tai vėl nelaimingas. Kad kažkas pasiaukoja, toksiniai santykiai ir toks, žinai, mes su dukra diskutuojam, nu, vat, o kas čia? Tiesiog kitam formate pateikta taip, tu labai gražiai gali įeiti, bet aš dėkui Dievui buvo labai įdomu, žinai, stebėti, kad irgi tam tikrose momentuose jau supranta, kad nu, va, čia yra kabliukas, kur lengva užsikabinti, bet kadangi tu pradedi tai analizuoti, ar ne, per kritinį mąstymą ir galvoti, ar tai iš tiesų yra tiesa, supranti, kad netiesa, bet programa, kuri yra leidžiama, ar ne, va, tas NLP yra labai didelė. Baimės per žinias, nu, ta prasme, per viską, va, transliacija realiai socialinė medija dabar yra 100% NLP. 100%. Ir jeigu tu neatsirenki, ką tu klausai, kaip tu klausai, su kokia emocija klausai, ką tu pats savo sakai, ką tu mintyji, taip toliau, dainos yra 100% NLP. Taip. Ir dar su emocija, ir tai netgi, žinai, jeigu pradedi nagrinėti dainos tekstą, žmonės net nesusimąsto, apie ką tas tekstas yra, bet ten su tokiu, žinai, o kai yra emocija ir dar, tai viskas visą tą sako. Okei, pildom. Kažkaip, kalbant apie emocijų stiprumą, toks vienas labai visiškai ne į temą pavyzdys ir gal su NLP ne tiek susijęs, bet vis tiek labai įdomus pavyzdys yra Eltonas Johnas, jis daug yra hitų parašęs, žinai, hitinių dainų. Ir viena iš tų dainų, kurią jis išleido 70 kažkelintais metais, yra Tiny Dancer. Labai graži daina ir jinai visiškai nesulaukė jokio pripažinimo. Iki, kol pasirodė filmas. Nors šiaip ta daina nuskambėjo, paradija suko taip toliau, bet neišėjo išsukti jos. Ir 2000 metais, tai po 30 metų maždaug, pasirodė filmas Almost Famous. Nežinau, kaip lietuviškai išverstas jisai buvo, bet žodžiu ten apie tokį muzikanto gyvenimą. Ir tas filmas labai didžiulis hitas buvo ir vienoj ypatingai emociškai užkrautoj scenoj po daugybės ten tokio ir neapykantos ir meilės, tokios iškrovos. Tiesiog visi veikėjai susėdo į autobusą ir pradėjo dainuoti šitą dainą. Žinai, visi susipykė ir, bet visi kartu pradėjo dainuoti. Ir po šito filmo, ta daina tapo mega hitų, žinai, ir visų atpažįstama, ir ten buvo įtraukta, žinai, visus jo hitų albumus ir taip toliau. Bet tiesiog įdomu, kaip vienas emociškai užkrautas momentas, žinai, gali pakeisti tavo, santykį su kažkokiu, objektu, šiuo atveju daina. Bet šiaip iš esmės, jeigu panagrinėtum savo ar kažkieno kito gyvenimą, iš esmės taip ir yra. Bet, žinai, tie pintaškai ir yra emociškai užkrauti momentai. Jo. Tai nėra šaltų protų priėmimo momentai. Tai iš esmės už ten yra emocija. Jo, ir dabar kaip pagalvoju, tai dažnai visi tie, kaip tu sakai, romantiški filmai ir tos visos princesės istorijos, žinai, ir ten raitelio ant balto žirgo ir po to nutylėtos gyveno gražiai laimingai istorijos. Visos taip, jos nugriauna mūsų įsivaizdavimą apie realų gyvenimą, koks jis yra iš tikrųjų. Taip. Žinai. Bet už tai ir yra, žinai, ta prasme, mes kiekvienas nesąmoningai darome NLP savo vaikams, ar ne? Mes kiekvienas. Ir čia yra kaip tėvų atsakomybė. Ar tu tada, žinai, su tais vaikais diskutuoji, ar tu kvieti juos kvestionuoti, ar tu kvieti juos mąstyti, tą kritinis mąstymas, nebijant, žinai, reikšti savo nuomonės, pasižiūrėti iš kito kampo, ir ten tokių daug įdomių dalykų, žinai, atsiskleidžia. Ir geras, apie tai dar nepagalvojau, žinai. Ir aišku, didžiausias klausimas, ar tu pats
stebi sąmoningai, žinai, tai ir padarai integraciją. Jo, bet žinai, tas sąmoningai, išbūti sąmoningume 100% yra neįmanoma ir mes nei vienas nesam, neįmanoma išbūti 100% ne, nes tai labai naudoja daug psichologinių resursų, nes tai yra, tu turi sutelkti dėmesį, o dėmesį išlaikyti, žinai, kaip tu negali žiūrėti į vieną tašką labai ilgai, va taip išlaikant koncentracijos, taip, vargina. Nes per akis, kas yra mūsų smegenų dalis, vienintelė, kur išeina į išorę, ir čia va tas išlaikyti koncentraciją, įtampą, kaip ir raumenį, tu va taip laikyk, neišlaikysi, yra ribos. Tai va čia reikia suprasti, kad aš esu sąmoningas, gerai, va taip sąmoningas, sakykime, 20% dienos. Toliau esu pusiau sąmoningas, dalis yra visai nesąmoningas, o toliau einu miegot. Ir mes visi tai veikiam ir su to viskas yra okei. Bet jeigu aš pradedu suprasti, žinai, man užtenka vieno dalyko, kad okei, aš suprantu, kad aš noriu, bet savo tą nesąmonę, kurioje aš gyvenu, truputį pakoreguoti, ne, pagerinti. Tada aš tą vieną ingredientą kažkokį tai ištraukiu į tą sąmoningumo lygmenį ir aš pradedu jį tyrinėti. Ne? Tyrinėti, jausti, žiūrėti, tada aš jį pradedu reintegruoti, ta prasme žiūriu, kas man maišo, kas man padeda, kaip aš galiu padaryti, čia va tas darbas su įpročiu, tada aš pradedu dirbti su įpročiu ir iki tol, kol man tai pasidaro ta pati nesąmoninga kompetencija, va tavo mano nesąmonė, bet ta mano nesąmonė dabar jinai veikia truputį geriau. Ir man nebereikia galvoti. Tai va tas buvimas nesąmonė irgi yra labai geras. Nes organizmas tada dažnai jisai gali atsipalaiduoti, jisai tiesiog, nes ten jau visas yra įrankių dėžė, kuri veikia. Jo, aš apie įpročius irgi labai mėgstu kalbėti, nes aš suprantu, kad tai yra tokia didžiulė nesąmoningo veikimo plotmė, žinai, ir kad jeigu mes neperžiūrim paprasčiausiai savo įpročių, kurį turim, tai tada tie įpročiai ir kuria mūsų gyvenimą. Faktas. Jisai būtų toliau. Ja. Faktas. Regresinė hipnozė. Kaip jinai atsirado apskritai tavo gyvenime? Kaip, koks buvo tavo atradimo ar patyrimo to kelias? Ar tu, kaip čia pasakyti, ar iš pradžių pradėjai tą studijuoti, ar tai buvo, kad jinai iš pradžių tarnavo kažkokiu būdu tau kaip įrankis ir tu paskui pradėjai mokytis? Bet, lygiai taip pat. Turbūt rinkoje jų yra daug, bet aš jų net nežiūriu, aš žiūriu tai, kas man atsišaukia, nes man labai svarbu, kad tai būtų ekologiška, nepakenktų žmogui, ne? Nes visokiausių aš esu girdėjus, bet aš neinu, žinai, bandyti tam, kad būtinai išbandyti. Aš atsirenku tai, kas mano matymu, mano manimu, mano pajauta yra ekologiška ir saugu. Taip? Tai va, vėlgi ten buvo per vieną draugę, sako, žiūrėk, gal nori čia nueiti į ten, aš taip, impulsas yra, gerai, einam, pasižiūrėjau, pamėginau, patyrinėjau, ta prasme, žinai, paragavau, paskanavau, okei, priimu, ta prasme, man tai yra savas dalykas ir suvokiamas ir aš tada priėmiau sprendimą mokytis tos technikos ar ne, tos metodikos. Ir taip atsirado. O paskui dar prisijungė kiti reikalai, nes man vis tiek dabar, žinai, kaip dirbant su klientais, vis tiek nueini į praeitį. Ta regresiją darai, dar prisijungė kita regresija hipnoterapinė, tam, kad nukeliauti į tuos taškus, kur atsiranda įtampa ar ne, arba kur mes pasiemam programas šitam gyvenime pasiemam programas, neatsiklausę iš tėčio, mamos ir viso kito, bet paskui sugalvom pavaidinti tai traumom, kad turėtume kažką apkaltinti, nors patys esam šikniai prisivogę, supranti, be atsiklausimo iš didelės puikybės ir viso kito. Tai va, tai aš jas išskirčiau į dvi dalis, tai yra vienas, pradžia buvo nuo to, kad tai buvo regresija į praeitą gyvenimą, suprasti, nes aš savo gyvenime, aš suprantau, kad turiu tokių jausmų, kur ir baimė, aš tokių turėjau, žinai, kur aš suprantu, kad ne iš šito net gyvenimo, bet, ten yra kažkas daugiau. Tai man pačiai buvo įdomu patyrinėti ir pasižiūrėti, ką aš esu iš praeitų gyvenimų parsitempus. Ir paskui ta regresija šito gyvenimo, tai tiesiog čia jau
irgi hipnoterapija, kur eini ir žiūri, o kas va šitam gyvenime, ką ten esi prisidirbęs, ką esi leidęs savo užmiršti, kad tik tai toliau gyventi tam pačiam šablone. Įdomu, aš tai man pačiam, pavyzdžiui, aš nesu daręs jokios regresinės hipnozės nei savo gyvenimo, nei savo ankstesnių gyvenimų, bet man vien ta pati ankstesnių gyvenimų idėja yra dar tokia, kurią man sunku yra patikėti. Žinai, aš turiu, tai vat, įdomu, aišku, ar nėra taip, kad turbūt vienas iš lengviausių būdų to patikėti ir yra būtent, žinai, sudalyvauti kažkokiam savo regresinės hipnozės. Gerai, bet tu pasižiūrėk, pavyzdžiui, ar tavo gyvenime yra taip, kad tu nuvažiuoji kažkokią šalį ir tau jinai labai artima? Pažįstama netgi. Galvoju, šiaip nesu labai didelis keliautojas, bet ne, man atrodo, nesu patyręs tokio jausmo. O kalba kažkokia tai artima pažįstama? Be lietuvių, nelabai. Žinai, lengva būtų man sakyti anglų kalbą, bet tiesiog dėl to, kad aš ją labai daug naudojau savo gyvenime. Gerai, yra buvę tai, kad tu sutinki žmogų, tu jį matai ir supranti, kad kažkoks yra ryšys gilesnis, bet tu logiškai supranti, kad žmogų matai pirmą kartą, bet kažkoks labai geras toks raportas atrodo, padušam, supranti. Šitą jausmą tai atpažįstu. Tai čia vienas iš tų jausmų. Kad, čia žinai, taip kalbant iš sielų lygmens, kad, tu jau ne pirmą kartą su šitą sielą esi susitikęs, kitose amplua, anuose gyvenimuose, taip, esi kažkur susitikęs ir čia dabar, tas atpažinimas yra, su kuriuo tu gali atsiskirti, nebūt prilipęs, atsiskirti, vėl sueiti ir tarsi, žinai, laikos ten, kad ir 10 metų tu nematei, bet, tu taip suėjai, atsitraukai ir taip atrodo, vis tiek taip artima, taip gera, taip supranta. Aš galvoju, man tiesiog dabar dvi turbūt mintis pinasi galvoje ir viena yra labiau apie kūnišką patirtį. Aš atsimenu, galvoju, tik Nhat Hanh, man atrodo, vieną tokio išminčius, galvoju, vietnamietis, lygtais dabar nepasakysiu tiksliai, kuris labai labai gražiai šiaip išsakė mintį apie tai, žinai, kaip mūsų kūnas žinai, virsta. Jis ten kalbėjo apie mirtį ir kaip reikėtų, čia, žinai, kas yra tie, kaip pomirtinis gyvenimas. Ir jis labai aiškiai apie tai kalbėjo, kad, iš esmės apie tai, ką kalba ten berods vietnamiečiai apie tą pomirtinį gyvenimą, tai yra tiesiog, kai tavo, kad ir paprasčiausiai tu virsti dulkę, žinai, vadinama, ir ta dulkė virsta kažkuo, žinai, ir ten galbūt tai tampa pamatu išaugti sėklai kažkokie, iš kurios išauga medis, žinai, ir tu tokiu būdu patiri savęs virsmą, nors kūnas, žinai, visiškai jisai pavirsta į kažkokią kitą formą. Tai aš aišku nemokėsiu taip gražiai to pertikti, bet jisai iš esmės, tą persikūnymą jisai taip įvardijo ir sako, apie tai yra tas persikūnymas ir, tas mūsų antras gyvenimas. Ir aš taip, bet galvoju turbūt, kad kai kalbam apie sielos gyvenimą, tai turbūt jisai nėra visiškai niekaip pririštas prie kūno, kuriame, ir kūnas realiai yra, bet siela tai yra atskira gyvenimo kažkokio gyvenantis. Žinai, čia iš tų, kad irgi geriausia kaip konsteliacija čia, turi patirti regresinės irgi turbūt, tai iš tų jau profesinių dalykų, ar ne, yra Michaelas Newtonas, kuris iš savo hipnoterapinių patirčių yra sudaręs, parašęs 4 knygas, kur realūs keisai sudėti išsirašinėdavo hipnoseansus ir žmonės eidavo, jis nuvesdavo, nulydėdavo į juos į tą, žinai, būtent tyrinėjo, kas vyksta po mirties, ar ne, ar praeitam gyvenime ir po mirties ir kokios sąsajos, tai yra 4 tomai. Žinai, pasižiūrėti ten realūs keisai, tai aš, ta prasme, žinai, aš, pavyzdžiui, žiūriu, kaip skaitau, ar mano kūnas kaip sutinka su to, nesutinka, reaguoja, man okei, ta prasme, aš priimu tą informaciją, jinai man yra labai artima. Ta prasme, artima mano tikėjimui, taip. Tai, ir aš taip, okei, dėkui, žinai, taip kaip, jauti, atrodo, taip įsivardina. Nes tokie, žinai, būriai, sambūriai, kažkokie ten, aš, pavyzdžiui,
nežinau, kas ten man su ta Viduržemio jūra ir tokia, žinai, yra Arabija, aš ten nuvažiuoju, pavyzdžiui, man yra tie hieroglifai, man tokie kaip burtažodžiai ir man, ta prasme, man tikrai ir tas ramumas, man yra labai, mane ten laiko kaip sava, ten kokiame, žinai, Marokė vadina berberė, ten Egipte vėl ten savaip, supranti, Graikijoje, ten graikiškai su manim pradeda kalbėti, šiaip ispaniškai, žinai, ir man, pavyzdžiui, tas Maurų kraštas, visas Graikija, Maurų kraštas, man ta Viduržemio jūra. Man į kitas šalis, man įdomu nuvažiuoti, pažiūrėti, bet, šitas regionas, jeigu aš taip, žinai, tai pradėjau galvoti, kur man geriausia, žinai, kur aš geriausiai jaučiuosi kaip namuose. Aš, pavyzdžiui, buvo taip, kad turėjau irgi su darbais išvažiavusi į Ispaniją, dirbti 3 mėnesiam buvau, mokiausi ispanų kalbą, pirmas ten lygis, kiek ten tie 3 mėnesiai. Aš nuvažiaus, aš nesuprantu, kaip aš su jais susikalbėdavau, nes jie nekalba, žinai, angliškai, aš su jais ispaniškai ir man jinai kalbasi, aš net kartais nesuprantu, iš kur aš žodžius tokius ištraukiu, supranti? Supranti, bet tiesiog jinai kalbasi. Atrodo, italų kalba irgi, labai graži, bet man jinai taip, žinai, kaip nelimpa. O ten man tarsi, žinai, kažkaip atrodo, aš net nesuprantu, kas čia pas mane prisimena, aš kažkaip susidėlioju ir aš su jais susikalbu. Geras. O tai esi darusi savo, tą regresinę hipnozę, sakėsi? Taip, esu ir ne viena, ir ne 2, žinai, nes taip, kur ten kaip mirėjau, ir taip mirėjau, ir taip mirėjau, ir čia buvau. O sielos, jos, sakykime, visada būna žmogiškam pavidale gyvenę ir nebūtinai? Prieš tai, būna kitose pavidaluose, bet jau kai ateinam į žmogišką pavidalą, mes čia turbūt turim, nežinau kiek, žinai, 1000, 3000, 5000 įsikūnijimų, kol mes įeinam savo pamokas. Toliau, kai pabaigėm čia, ten skaitosi, kad jau išeinam į angelus ar tos kitas sielos lygmenį. Išmokstam visas pamokas čia, ar ne? Jo. Reikėjo išmokti. Tai va, bet jau kai ateinam iki šito, žinai, per savo evoliuciją tos sielos patyrimo iki žmogaus, mes nekrentam žemyn. Aha. Nei į medį, nei į lapą, nei į akmenį, nei į gyvūną. Supratau. Evoliucija, žodžiu, visada vyksta priekį. Ar tu tą darai savo tais klientais, ne? Ir regresinę hipnozę? Taip, aš darau tą, žinai, jeigu žiūrint į praeitus gyvenimus, tai yra klasikinė tikrai labai saugia regresinė, kur aš iš pradžių prigaizdinu gerai, kad jie ten nepradėtų savivaliauti, nes, žinai, čia yra labai didelė atsakomybė, nes ten pakeitus kažką iš karto keičiasi čia. Tai ir nežinai, ar tai bus į gerąją pusę. Tai va, kad kiekvienas prisimtų, tai iš pradžių, žinai, aš tikrai pagazinu tam, kad žmonės prisimtų atsakomybę ir suprastų, kad čia nėra žaidimas. Tiesiog tai nėra žaidimas ir, žinai, tai nėra cirkas. Nes einam dėl rimtų reikalų pasižiūrėti tam, kad ateitų priėmimas tos situacijos, supratimas, kam man buvo tas gyvenimas skirtas, kam aš gavau tą patirtį, kam, jeigu aš buvau žudikas, kam aš nužudžiau, kokią aš patirtį turėjau susirinkti, kam aš, jeigu buvau nužudyta, žinai, dėl ko. Žinai, tu tiesiog pasižiūri ir tada atsikabini, ta prasme, kai ateina tas suvokimas, kam tai buvo, galbūt ir pažįsti žmonės iš dabartinio gyvenimo, kurie ten buvo, žinai. Ir tada yra tas variantas, kad ten palieki tai, kas buvo. Tas baimės, kurio, žinai, buvo, ar įžadai, nes labai daug žmonių, mes pasiliekam savo įžadus tam tikram gyvenime, kad nebebūsiu turtingas, daugiau nebemylėsiu, daugiau ten neprisimsiu atsakomybės, daugiau neįsiu vadovau. Ta prasme, mes ten daug labai įžadų prisiduodam ir tada turim reikalų šitam gyvenime, nes įžadai tai veikia. Oho. Ir tada, kai ten palieki tai, kas buvo ir supranti, kad aš ten paliekau, viskas šitam gyvenime yra šitas gyvenimas. Bet aš padarau tą atskirimą, žinai, tą separaciją. Kad nepersidengtų ir nesidubliuotų, bet aš atseparuoju su visa pagarba tam, kas buvo ir visa pagarba tam, kas vyksta. Čia esminiai yra dalykai. Žinai, kad išsilaisvini šitam gyvenime nuo visų tų įsipareigojimų, kuriuos davai kažkada. Tenais jau tam vienam gyvenime, tu tiesiog pasižiūri, tu supranti viso to prasme, tu supranti visą tai, kas vyko, turėjo tau labai didelės, ką tu iš to supranti, atskiri kokios emocijos persikėlė į šitą gyvenimą, įžadai, gali tada juos palikti ten ir tada tu atseparuoji, bet nekeiti. Tas supratimas, kaip ir su darbu pasakau, supratau, ką aš čia turėjau išmokti, tai čia tas pats su praeitų gyvenimu, ką aš ten turėjau išmokti. O kokie tau yra signalai, kad tai apskritai
reikalinga padaryti, ne, nu, vat kaip čia, nes vis tiek turbūt nėra, kad su kiekvienu žmogum, su kuriuo tu dirbi, sakai, nu, turim padaryti. Ar jie patys ateina, sako, aš noriu regresinės hipnozės seanso, ar tai labiau, kur, nu, vienas iš įrankių, žinai, tavo tam vadinamam įrankių dėžutėje. Tai yra vienas iš įrankių, iš tiesų, žinai, tas praeitus gyvenimus, aš kaip pajaučiu pati, tada aš darau tokią grupinę meditaciją, aš nedarau to, žinai, bet kad dabar čia kiekvieną dieną, dėl to, kad čia reikia, ne, nu, man turi ateiti pajautimas, kad nu va dabar, ne, aš nežinau, pagal ką aš tai pajaučiu. Galbūt pagal save, kad tai dabar saugu, dabar tas laikas, nu dabar kažkokia erdvė, nu vėlgi, aš tiesiog, žinai, papaliai savo pajautą einu. O jau kai dirbu su klientais individualiai, tai, nu, vat, jeigu jaučiu, kad yra užstrigimas, tada eina, nu, ir stipri tokia, žinai, emocinė įkrova gali būti, jausmas kažkoks stiprus. Tai va tas šitam gyvenimą regresinė ta hipnozė, jinai eina kaip seanso dalis. Čia, žinai, kiti labai nori kažkaip atskirti ir tą hipnoterapiją, čia regresinė, nu čia tiesiog, nu, žinai, tai yra įrankis, bet čia šitam reikale, tam tikrą konsultacijos dalį nukeliauti ir pasižiūrėti tam, kad mes toliau galėtume praspręsti reikalus. Tai man tai, žinai, kaip yra, nu, vat plaktukas įkalti vinį. Viskas. O kažkas sakys, tai plaktukas, dabar žiūrėsim plaktukas, nu, man tai, nu, įrankis. Nes aš žiūriu į tolimesnį, nu, reikia, nu, rezultatas, ko žmogus atėjo. O tada, žinai, bus konsteliacija įrankis, bus regresinė hipnozė įrankis, bus pokalbis įrankis. Daug tų įrankių yra, žinai, va čia klausimas, kam žmogus yra pasiruošęs ir ar aš galiu įvesti ar negaliu. Žinai, nu, irgi aš galiu kalbėti ir tikrintis, bet bus žmonių, kurie galbūt labai norės, bet aš jaučiu, kad ne. Mums to nereikia, jo. O daug žmonių yra, kurie sako, ne, čia aš neįsiu ten. Nežinau, aš šiaip galvoju, pas mane jau ateina tie, kurie supranta ir pasiruošia. Ir, nu, tiesiog, jau sako taip. Tu šiek tiek buvai užsiminusi apie moteriškus, vyriškus energijos dalykus, kuriuos tau pačiai reikėjo praspręsti. Papasakok truputėlį, kas ten buvo ir ką atradai per visą tą kelionę. Ši visai įdomi tema, kuri, man atrodo, karšta yra visiems. Spirga kėdės. Nu, tiesiog tikrai, žinai, daug kas apie tai. Nu, tai tas vyriškas, moteriškas kelionė, žinai, aš labiausiai susidūriau per tai, pirmas dalykas, tai per santykių krizę, savo santykių krizę, taip. Kai aš jaučiausi kaip vieniša mama, dirbanti dafiga, žinai, kaip beždžionė su 2 vaikais ant kaklo. Ir visą šitą ir galvoju, nu blemba, nu kiek čia galima ir iš tiesų konkurencija su vyru ir ten, žinai, nu toks kas kietesnis tas matavimas jis visas ir aš suprantu, kad čia kažkas ne taip, nes santykiuose ten, žinai, savo senelio aš mačiau visai kitaip, savo, nu, pas tėvus irgi mačiau kitaip ir galvoju, kas čia pas mane, žinai, lenda. Ir tai va, tai ir kažkaip galvoju, oi, čia, žinai, tu čia tokia vyriška, bet galvoju, kodėl, pavyzdžiui, jeigu eini ir sieki tikslų, žinai, kodėl tada tu esi vyriška. Tarsi man čia toksai, žinai, va, toks iš karto, o kodėl tai yra vyriška? Ir nu, aš galvoju, aš negaliu būti kitaip, aš negaliu būti pasodinta graži lėlė, žinai. Galbūt aš labai norėčiau, bet, nu, aš negaliu būti tokia, nes aš nesu tokia, supranti? Jeigu, nu, aš nesu baltasis povas, o esu kažkokia žirafa, supranti, tai niekai, pas abu kaklas ilgas, bet tai o kas iš to, žinai, vienas gali čia sėdėti ir vaikščioti, o kitai reikės po safarių, supranti, lakstyti. Tai va, tai tada aš pradėjau nagrinėti, kas čia veikia ir iš viso iš tiesų tas santykis vyriškas, moteriškas, kaip veikia. Man buvo, nu, labai įdomu. Nes prasidėjo, nu, iš tiesų tada dar 2008-2009 metai dar net nebuvo, aš galvoju, labai stipriai tą vyrišką, moterišką energiją pas mus čia net nelabai kalbėjom. Gal kažkur pogrindį, žinai, tokių knygų, kažkokių knygučių buvo. Ir aš tada pradėjau nagrinėti, galvoju, kaip čia yra, supranti, o kaip čia veikia, nes, nu, jeigu gamtoj taip yra, nu, kažkokia turi būti priežastis, kažkokia prasmė viso šito turi būti, ar ne, ir kažkokie veikimo principai turi būti labai aiškus. Ir ar tikrai, žinai, va tos moteris, kurios turi tokią energiją, ar ne, nu, sakykime, ugningą energiją, ar ne, nu, nežemišką, nu,
tokia, nu, sakykime, tokia žemiška prie žemės, ar ne, bet, nu, tokios daug ugnies, ar ne, pas žmogų yra. Bet tai jis negali būti ugnim. Žemė, jeigu, nu, ten yra ugnis, nu, tiesiog tu savo struktūrą visą laužai tada. Tai va, tai aš tada pradėjau, žinai, nagrinėti ir ieškoti ir supratau, kad galbūt tais laikais ir buvo irgi, dažnai mentalas, pereinant iš sovietmečio, kur moteris turėjo viską, su kur pjautuvai ėjo, ar ne? Paskui pereinam, prieš tai buvo smetoniška aristokratija, ar ne? Prieš tai dar buvo amžius ir, nu, daug visokių ten vyriškų, moteriškų vaidmenų, iki ten einant Kristaus gimimo, ar ne, ir Biblijos, ir Adomas, ir Dieva iš Adomo šonkaulio, daug gražių istorijų. Ir tada, va tada man prasidėjo, žinai, savęs tyrinėjimas, o kas aš esu. Ar aš galiu būti kitokia, nes aš labai save irgi tada drožiau, kad bandžiau būti kitokia, bet supratau, kad aš, nu, negaliu meluoti savo, pas mane tas melas, jis labai gali būti trumpas. Ne? Nes aš paskui vis tiek iššaunu. Ja. Ir tada, žinai, man labai patiko pasižiūrėti per Graikijos dievus, per Egipto dievus ir deivės, žinai, va tą panteoną, ir aš tą palaukdavau, tai Atėnė, jinai yra moteriška ar nemoteriška? Nu, jinai yra tokia, ne? Bet jinai yra moteriška. Artemidė, jinai yra moteriška ar nemoteriška? Jinai yra moteriška. Ir va tos deivės tiesiog, žinai, tarsi tos vienos moters kitokius veidus parodytų, taip? Tik pas vieną moterį ten labiau ten kokią Demetrą išreikštą, pas kitą ten kokią ten Persefonę, pas trečią Venerą. Nu tai ką man daryti, jeigu pas mano moteriškumo veidas yra Atėnės veidas? nu, aš galiu apsimesti trumpam kažką, bet pas mane Atėnė, jinai vis tiek, žinai, pramuš mane. Ir vat kai aš pradėjau priiminėti save, ar ne, su savo savybėm, savo gebėjimais, savo talentais, tada aš, nu, pradėjau priiminėti ir savo moteriškumą, tą moterišką energiją. Ir suprasti, kad aš galiu būti, nu, ta prasme, nepaisant to, žinai, aš galiu būti ir griežta, ir aš galiu labai būti taktiška, strategiška, taip, nu, tai vat, ir aš galiu būti labai švelni. Ir lygiai taip pat labai mylinti. Ta prasme, ir tada, žinai, pradėjo man lipdytis manęs tos visokios nebeapdroštos vaizdas ir priėmimas savęs. Nes anksčiau tai, žinai, būdavo taip. Aš būdavau labai akipleša visada, tokia sakydavo, kad aš akipleša, aš grubiu, aš ateinu, nu, ir šaunu vat, su savo to tokiu tiesiai šviesiai, ką aš matau, supranti. Žmonėms nepatinka, nes neįviniojau į vatą, nepadaviau saldainiuko, neužmigdžiau, nedaviau nuskausminamųjų, o aš atėjau taip ir pasakiau. Ir paskui, supranti, netgi, nu, vakar taip juokingai buvo, kažkokia aš ten vieną dalyką, nes dar, nu, vienas iš tų, žinai, mokslų buvo human designas. Tai, nu, taip net juokingai, supranti, kai perskaitau per vieną ten tokį aspektą, kad mano duotybė yra žmonėms suteikti šoką tam, kad tai būtų kelias į jų transformaciją. Tai aš galvoju, ir tada, žinai, galvoju, tai ko jūs iš manęs norite? Nu, aš tą vietą, ko jūs iš manęs norite? Nes, nu, vat, pas mane nėra tose aprašymuose, žinai, kad, o jinai jums padainuos ir užliuliuos ir visą pasaką. Reikia guostis pas ją. Ne, pas mane visur yra visuose, nu, ta prasme, tiesiog tokia energija, kad pasakys tiesą, ar ne? Ir man vienodai, nu, man skaudė, nu, jeigu man skaudės, aš prisiemu atsakomybę, kad, nu, aš pasakiau, aš nenuskaičiau, žinai, erdvės ir per daug gal pasakiau, bet okei, kad uždėti, žinai, va taip sustatyti žmogų, sustruktūruoti, uždėti ribas, va taip sukelt šoką, žinai. Bet dabar aš jau tai priimu. Ir dabar tik tai, kai kur nors randu perskaitau, tai net pačiai juokinga. Nu, supranti, kad kai tiek metų bėgi, tada reikia, nu, tiek metų atgal atbėgti atgal. Bet kažkiek greičiau gal gaunasi. Tai iš esmės, žodžiu, tu savęs nepakeiti, tiesiog priimi save tokia, kokia esi. Ir žinai, va tam priėmime tada atsiranda tos erdvės priimti savo ir tą ir vyrišką, ir moterišką energiją. Nes mums visiems jį reikalinga. Bet žinai, kaip žmonės klausia, o koks mano gyvenimo tikslas? Tų gyvenimo tikslų blemba yra minimum 10 ir daugiau. Nes jeigu tu vien tik tai atėjai ar ne ir pasirinkai tavo sielą pasirinkti vyro kūną, mano moters kūną, va tau pirma užduotis. Atskleisk vyriškumą vyro kūne, atskleisk moteriškumą moters kūne.
Priimk jį, ar ne? Tai yra viena iš užduočių jau, kuri yra labai prasminga ir mus lydi visą gyvenimą. Tu atėjai į šitą giminę. Antras tikslas. Pasižiūrėk, kas tavo giminėjai. Supras, ko tu atėjai į šitą giminę. Ką tu čia šitoj giminėje atneši, dėl ko tu būtent šitą giminę išsirinkai. Žinai, šitą šalį, šitą tautą, šitą laikmetį. Čia tau irgi yra tikslas suprasti ir ką tu turi toliau, žinai, atnešti į pasaulį per save, kokios duotybės. Nes tu atėjai ten kaip kolekcionierius ir susikolekcionavai iš tų visų, kurie buvo prieš tai. Talentus, resursus, duotybės, supranti, tu negavai aš pats, čia žinai, ta puikybės forma aš pats, nieko tu ne pats. Čia tūkstančiai žmonių gyveno prieš tai tam, kad, žinai, perduotų tau gyvybės lazdelę ir dar plus padovanotų tau talentą ir resursą ir sakytų, žiūrėk, šitam gyvenime aš praėjau šitą užduotį, tau jos nebereikia spręsti. Tu esi nuo jos laisvas, o čia tau resursai, žinai, va tas kaip aš tada užduotį atlikau, o dabar va tau imk auksinį raktelį, gal tau kažkur prireiks, o tu sakai iš puikybės, ne, aš pats, man nereikia šito auksinių raktelių, žinai, aš viską padarysiu ir dar daug geriau pakartosiu. Ir tada eini kartoji, žinai, nes nevertini to, kas buvo. Ir tada supranti, bet, tai va tų užduočių ir tikslų yra labai daug. Bet iš esmės, žinai, tada dar aš ateinu kaip moteris, bet manyje yra ir vyriška dalis, ir moteriška dalis, ir vyriška, ir moteriška. Ir mano irgi menas, tai yra menas, ne? Vat kaip man dinamiškai mokėti, persijunginėti ir panaudoti ir tą ir vyrišką, ir moterišką energiją. Nes ir tai yra, jos yra nuostabios ir jos skatina mane eiti į priekį. Įjungti, žinai, tėčio resursą, įjungti mamos resursą ir tuo pačiu, žinai, mokėti bet atstovėti ribas, bet lygiai taip pat būti labai jautriai. Ne? Ir tai duoda. Taip, saviraiška bus pas kiekvieną skirtingą. Bet, tie, žinai, pagrindiniai dalykai jie bus. Tai, tų dalykų daug. Ir tada, suprasti, žinai, kaip, yra pliusas, minusas. Iš to pliuso minuso aš sugebėsiu pagaminti elektrą. Ar nesugebėsiu? Labai daug žmonių, žinai, dėja, bet nesugeba pagaminti elektros, taip? Bet mums duota tas pliusas, minusas, vyriška ir moteriška tam, kad mes, savyje sujungtumėm ir, metaforiškai generuotųsi tą elektrą, ne? Bet ten, kai būna labai daug pliusų arba labai daug minusų. Yeah. Arba tas yra blogai, tas yra gerai, čia perdarysiu, tada ir gaunasi. Paminėjai, kad kaip reikia atsakyti, žinai, rasti atsakymus. Ir aš taip galvoju, o žmogui, kuris tiek, žinai, vyriškos, moteriškos energijos, tiek šiaip bendrai gyvenimo, tėkmės prasme jaučiasi, žinai, tekantis su gyvenimu. Ar jam reikia ieškoti, žinai, kažkokiu atsakymu, ar gali būti ir toks variantas, ir galbūt tu esi sutikusi savo praktikai tokių žmonių, kurie, nebūtinai sąmoningai tuos dalykus, bet kažkaip arba prasisprendė, arba jie neturi galbūt klausimų, žinai, šiuo metu, ar ten tam gyvenimo etape ir tiesiog sklandžiai veikia per gyvenimą, darniai visus šitos dalykus derina, logiškai galbūt arba sąmoningai nesuprasdami visko, kas ten pas juos veikia. Yra. Tikrai yra. Irgi normalu, ar ne? Aš tiesiog, šiaip galvoju, žinai, dabar mes esam tokioj kultūrai, kuri pati savaime skatina ieškoti problemų savyje, žinai, ir ieškoti, o gal kartais nieko iš tikrųjų nėra ko ieškoti. Yra ir tokių, žinai, ir tada, ir būna ir klientų tokių, ir tada pasiūlau nebeieškoti šiknoj smegenų, tiesiog pasižiūrėti. Žinai, kad, jeigu dabar naktis, tai dabar ne diena. Ir tada naktis yra skirta miegoti, nereikia visada laikyti lempos įjungtos. Taip, o norisi visą laiką laikyti lempą įjungtą. Tai tikrai yra ir aš galvoju, žinai, kad mes visi tam tikrose kontekstuose mes labai gražiai savo einam tuo pasąmoniniu savo srautu. Ne, bet, kitas dalykas, žiūrėk. Lygiai taip pat aš priimu tai, kad mes visi šitą žemę atėjom nenosikrapštyti. Mes čia atėjom pamokų išmokti ir patirčių susirinkti. Vadinasi, mes vis tiek turim susirinkti savo patirtis. Patirtis mes kada pradedam labai žmogiškai rinktis? Tada, kai skauda. Nes iš malonumo labai retai, žinai, labai retai, nes tai turi būti labai aukšto sąmoningumo, kad iš malonumo ateit, arba ten bus koks sadomazochistas, kad jam gerai, bet dar reikia save pakrapštyti, ar ne? Tokių irgi yra.
nes tada geriau mato ne gyvenimą kaip gyvenimą, bet užstrigimą praeitį. Ne, ir va ten visokios terapijos, kad dar tik tai padaryti ir tada gyvens. Bet gyvenimas ne apie tai. Ne? Gyvenimas apie tai, kad aš gyvenu čia ir dabar, kai man ateina kažkoks simptomas, taip, nesvarbu koks ten, piniginis santykių, finansinis, sveikatos ar panašiai, tada aš nueinu į archyvą, susižiūriu, kas ten buvo, šitam kitam praeitam gyvenime, ar ne, aš išsprendžiu, grįžtu ir gyvenu toliau. Bet dabar, kai tu sakai taip, kad visi ieško traumų, tai visi nueina ir va ten ir pasilieka. Jie ten lesa, ten supranti, kuruoja, kas su kuo daugiau, kiek čia daugiau pavargo, kaip toliau. O čia, žinai, va jų tuščia vieta yra, čia toks va paliktas. ir nu, ką jam daryti? Postelis apleistas. Jo, apleistas visiškai, dažnai jau būna tokie ir apkerpėje, nes ten būna žmonės išskridę ir gyvenimo negyvena. O tada kaip sugrąžinti va tą išskridusi? Žinai, koks paprasčiausias būdas? Skausmas ir liga. Liga labai greitai sugrąžina žmogų į kūną. Psichosomatika. Jo, ir todėl, žinai, nu, vat, kai būna labai daug dvasiukų, nu, kur dvasingumas tai po materiją, tai niekai, ar ne, pinigai tai niekai, ir ten kažkas tai niekai, tada, nu, jų labai daug iš tiesų serga, bet jie tada bijo pasakyti, nes ten labai daug yra ir vėžinių susirgimų, ir visokių kitokių, ir, nu, skausmo, kad, nu, vat, įžeminti ir pradėtų vertinti materiją. Nes esmė šitam gyvenime irgi išmokti vertinant, gerbent materiją, sujungti tai su dvasingumu. Ta prasme, va, žinai, daryti va tokią kilpą. Neužsibūti nei per daug ten, žinai, vien tik tai dvasiniam pasaulyje ir pamiršti visiškai apie savo fizinį kūną. Virkščiai. Geras, šiaip Gabor Mate yra labai faina knyga apie tai parašęs. Kūnas sako ne, man atrodo, vadinasi ten, kur jisai, nu, kaip daktaras pašiausiai yra prašęs labai daug tokių atvejų, kuris jis sako, dažnai susidurdavau su pacientais, kur susitinku ir suprantu, kad aš esu pirmas žmogus jų gyvenime, kuris iš tikrųjų juos išklauso. Žinai, nors ten ateina jau su kažkokiais tai lėtiniam rimtom problemom, bet sako, suprantu, kad tas žmogus dar niekas jo neišgirdo. Ir tada jie pradeda pasakoti savo gyvenimo istoriją ir tada supranti labai aiškiai, kodėl jis čia ir kaip jisai čia atsidūrė. Taip. Baisu. Nu, labai nesinori, kad žmonės ir šitoje vietoje, žinai, taip apie save pamirštų, tiek, kad nebūtų išgirsti. O jeigu į tai pažiūrėtum, kai normalų gamtos ciklą, dabar tokie laikai. Žinai tą pasakymą, sunkus laikai gimdo stiprius žmonės, stiprus žmonės kuria gerus laikus, geri laikai gimdo silpnus žmonės, silpni žmonės kuria prastus laikus, ar ne? Taip. Tai galbūt dabar va čia tas ciklas. Supranti? Per dažnai apie tai susimastau. Net galvoju, prieš 2 dienas, man atrodo, sakiau, tai savo žmonai ištarį, kad įsigirdėjusi tokį pasakymą. Tikrai. Taip, nes, nu, pasižiūrėk, iš tiesų daug pasikeitė ir, nu, ciklas yra. Ciklas yra, jis visada bus. Gamta, žinai, savo padaro. Tai... Taip. Ir dabar, nu, tiek, žinai, ir viešoje erdvėje vyksta visi tie dalykai, ta prasme, visa ta cancel kultūra, žinai, nu, toks irgi, toks biški silpnumo ženklas, žinai, kur tu nebegali pasakyti nieko, žinai, nebegali, nu, ir visi iš tikrųjų tokie išsigandę ir staiga, žinai, nieko nebesakom, nieko nebekalbam, nieko nebe... Nu, kad tik tai nieko neužgauti ir nepadaryti. Nes užglost. Jo, saugoti porcelianus. Nu, tai tu dabar taip geriau neiti. Neprisidirbsime čia. Aš norėsiu dabar pakalbėti apie tavo knygą. Bet prieš tai pagalvojau, žinai, apie ką pakalbėkime. Apie knygą, kurią aš išverčiau. Aš neparašiau knygos, bet aš išverčiau knygą 4 susitarimai. Esi skaičiusi? Ne, nesu skaičiusi. Gerai, pakalbėsim. Aš iš tikrųjų apie ją per daug nepasakosiu, bet kadangi tai yra 4 susitarimai ir ten yra susitarimai, actually, tai aš turiu tau ištraukti vieną iš susitarimų. Jo, ir mes galėsime apie jį pasikalbėti. Tai tau. O tu man tai kaip čia vyksta reikalai.
Va, o ką reiškia ne? Gerai, davai. Ką ištraukti? Žodžius reikia vartoti nepriekaištingai. Labai gerai. Pats pirmas, pats svarbiausias tarimas. O kaip angliškai skamba šitai? Žinai, jo, mes apie jį turbūt esame jau tiek smarkiai pakalbėję. Šiaip angliškai skamba be impeccable with your word. Tai tas žodžio nepriekaištingumas ir iš tikrųjų labai gerai, kad paklausi, nes lietuviškai tas nepriekaištingais geriausias variantas, kokį buvo galima surasti, bet jis nėra toks tikslus kaip be impeccable with your word. Tau žodžius vartokite atsakingai. Nes, matai, tas atsakomybė ne visai, tas, kaip čia pasakyti, nepriekaištingumas, jisai turi tokią atspalvį, kur ir tu priekaišto savo reiški žodžiais. Nes ten labai daug kalba ir apie tai, kaip ne tik apie žodžius, kaip su kitais vartojam, bet apie ką mes jau daug kalbėjom, būtent NLP, žinai, tai yra kaip tu prieš save vartoji. Ir viena iš tų didžiulių temų knygai buvo priekaištingumas, tai yra, kai tu priekaištauji savo žodžiais, bet nebūtinai tai. Ta prasme, nes šiaip impeccable yra ten, jeigu iš anglų ir lotynų kalbos suvesti, yra, kad pekatus yra nuodėmė. Tai būti impeccable, tai būti su savimi elgtis taip, kad, taip sakant, nenusidėti žodžiais prieš save. Arba nebūtinai prieš save. Bet supranti, va čia ir yra gaunasi, žinai, va tas NLP. Kai tu sakai nepriekaištingai ar nenusidėti, pas mane neiškyla joks kitas vaizdas, tik tai priekaištai ir nuodėmės. Ir aš tada neturiu variantų, tai kaip aš turiu kalbėti? Pagarbiai, meilingai. Tai tam yra. Jo, meilingai, bet čia yra tai, žinai, nuimk ne, yra šaknis, ar ne, kaip Google. Kur tu teiginę norėtum labiau, ar ne? Aš noriu, žinai, kaip yra, tam, kad tu Google rastum informaciją, tu turi suvesti teisingą raktinį žodį, ar ne? Teisingas raktinis žodis tai yra šaknis to žodžio. Nes mūsų smegenys veikia taip pat kaip Google'as. Jis ima šaknį, kyla vaizdas, ne, kyla emocija ir va tada mes turim tą, kas čia vyksta. Ir kai yra nepriekaištingai, žinai, pasakyčiau tau, nesirgti, kas tau kyla? Sirgti. Ir tu neturi failo, kas daugiau, nes smegenys užfiksavo sirgti. Vaikui sakai, nerėk, ar ne, tai ką daryti, nerėk, spjaudyt, ką daryti, ant kojos mint. Tai ką daryti, tu nepasakai, kalbėk ramiai. Aš tave girdžiu, taip? Vat apie tai, žinai, kai yra smegenys, girdi kaip ir Google'as, girdi tik tai raktinį žodį. Jeigu aš parašysiu, nenoriu klausyti Eltono Johno, ką man Google'as išmes? Eltono Johną, ne? Čia apie tai tiesiog, žinai, bet tie maži dalykai, kurie turi labai didelių dalykų. Tai vat nepriekaištingai, gerai, pakalbam apie tą, kalbėk nepriekaištingai. Mes jau kaip ir kalbam. Ir aš taip galvoju, kiek prasmingai iš tikrųjų apie tai išsamei kalbėti, dėl to, kad mes apie tai jau pakalbėjom. Nes kalbėjom apie NLP. Taip. Tai, man atrodo, kad tikrai pakankamai išsamei išnai tą aptarėm ir galbūt ir neverta daugiau čia plėstis, bet aišku, čia man klausimas, žinai, būtų labiausiai yra, nes klausimas, kiek tu išlaikai pati tuos susitarimus su savimi. Tai jeigu kalbant apie nepriekaištingą žodžių vartojimą, ne, tai yra atsargų, gal pavadinkim taip, žodžių vartojimą, kiek tu tas... Jo, aš žinok ir atsargaus nevartoju, nes atsargaus jisai turi iš karto reikšmę, kad aš turiu saugotis kažko, sergėtis. Jo. Gal ne taip, žinai, gal ne tiek svarbu, kaip aš išsireikšiu. Žinai, nes tiksliai išsireikšti jau dabar man tampa sudėtinga, bet kiek... Kaip tai vardintum? Jo, aš parinki žodžius. Atsakingai. Atsakingai vartoju žodžius. Aš prisiemu atsakomybę už tai, ką aš vartoju ir aš girdžiu, ar ne, kartais aš, jeigu pasakau, nepriekaištingai, eina, ar ne, kalboju tiesiog per emociją, tada aš iš karto mėginu visą laiką pridėti, ko aš noriu vietoj to. Ta prasme, kad jeigu yra neiginys, aš tada iš karto galvoju, kaip aš noriu vietoj to, aš girdžiu save, ar ne? Jeigu aš sakau kažkokį tai žodį, aš labai daug žodžių esu pervedusi tai, kad aš juos esu išėmusi žodyno arba aš juos labai atsakingai naudoju tik tai tam tikram kontekste. Ne? Tai va, tai dar yra kur ir kaip, žinai, išvarinti ir gryninti savo kalbą, tikrai nesu nušvitusi, bet man kalba yra labai svarbus dalykas.
Ir va tai, žinai, žodžio, nu, nes tai yra burtai. Iš tiesų tai yra burtai ir tai yra magija. Tai va, ir mūsų lietuvių kalba yra labai stipri. Ir aš apie tai, kad, žinai, mes turim vertinti savo kalbą, gilintis, jos neužmiršti ir, žinai, atsiversti dažniau galbūt lietuvių kalbos žodyną ir atrasti tų žodžių, kuriuos mes esam užmiršę ir kurių nebevartojam, bet jie yra. Nes va taip kultūra jinai išsisaugo, žinai. Aš dėl to pradėjau dabar nežinau ar dėl to, tiesiog pradėjau daugiau grožinės literatūros skaityti, klausyti ir tada tie žodžiai, kurie yra netgi tam tikrą kontekstą padėti, tu, žinai, pajauti jų tą tokią visapusę reikšmę, o ne tik tai, kad tai yra žodis, žinai, kurį reikėtų to ir to vietoj panaudoti. Tu pajauti jį, tai labai padeda šitam dalykui. Geras, šiaip aš suprantu, žinai, kad išversdamas tą žodžius vartok nepriekaištingai, aš kaip ir gan tiksliai išverčiu angliškai išsireiškimą be impeccable with your word, bet labai įdomu tavo pasiūlymas, žinai, žodžius vartoti atsakingai. Tu žinai, aš savo gyvenime aš irgi užsiminėjau vertimais. Aš versdavau filmus. Nežinau. Jo, nes to nėra įrašyta ir čia buvo mano papildomas darbas prie to, kai aš dirbau mokamam darbe, paskui, kai aš laukiausi ir dekretinėse, kai buvo motinystės atostogos ir ne, aš darydavau vertimus ir aš versdavau ir titruodavau filmus ir ten dar, žinai, tu turi išversti ir dar jeigu nematęs filmo, žinai, tu turi kartais pereiti tą kontekstą, paimti tą tinkamą žodį, žinai, subtitruoti į tam tikrą skaičių ženklų, kur tu negali ir tu turi surasti, kad tai būtų atitikmuo. Tai aš labai suprantu ir aš suprantu labai stipriai, žinai, atsakomybę vertėjo darbo, nes tai yra be galo atsakingas darbas, nes, tas kontekstas, žinai, tu turi suprasti ne tik girdėti, bet dar girdėti žinai, kas yra tam, kad perduoti informaciją, nes po to, žinai, per vertimą, per knygas irgi eina labai stiprus NLP, tas pats, ir vertėjo darbas tas, kuris, žinai, yra tokių, kur skaitai ir eina sklandžiai, o kai kurių tu skaitai ir taip, žinai, taip nieko nesuprantu. Tai yra labai didelė dovana ir duotybė. Tai visiems vertėjams, kurie dirba savo darbus. Labai didelė pagarba iš tiesų. Ir kurie su meile tai daro. Atsakingai tą daro. Nes kartais, žinai, tik čia daug paprasčiau galima pasakyti. Žinai, 2 sakinius sujungi vieną ir ten išmeti pusę potekstės. Taip. Bet tai jau labai nukenčia autorių žodžių, tu neperduodi jau to žinutės. Gerai, dabar apie tavo knygą pakalbėkim. Aš beje tau padovanoju šitą knygą. Tai gal bus įdomu susipažinti, tai gal neaiškiai tą pasakiau. 7 visatos dėsniai. Pakalbam apie dėsnius, pačius dėsnius. Štai, visada įdomu yra apie knygą pasiklausinėti, bet jau tai nemažai laiko praėjo nuo to, kai tu knygą išleidai. Jo, ir niekaip rankos neprieina perleisti. Tai tada, kad neužstriktume, žinai, nes visi paskui pradės ieškoti, geriau apie pačius dėsnius pasikalbėkim. Pirmas, proto principas. Apie ką tai? Apie tai, apie ką mes ir kalbam, kad pirmiausia yra mintis. Mintis, įsitikinimas, nuostata. Žodis, ne? Ir tada yra vaizdas, tada yra jausmas, ne? Tada tu gali įžodinti, ką tu matai, tada tu įmėsi veiksmo kažkokio, ką tu darai ir tada tu turi rezultatą. Bet viskas prasideda nuo minties. Ne? Bet kokie mūsų kūrybiniai dalykai, Teslos, telefonai, filmo kūrybos, knygos, ar ne, kėdė, šitam, kuriuos mes sėdim, viskas prasidėjo nuo minties. Kad kažkas norėjo, ar ne, suprato ir sukūrė. Kaip idėja gimė proto. Ir čia yra irgi lygiai apie tą patį, tai, kad yra, žinai, įsitikinimai tada, nes galima sakyti, kad viskas prasideda, bet čia labai, žinai, žmonės mėgsta kaltinti tėvus, kad jiems įgrūdo tam tikrus įsitikinimus. Bet aš labiau linkusi tai, kad mes kiekvienas, jeigu mes prisiemam atsakomybę, mes kiekvienas darom pasirinkimą. Ir kaip vaikas mes lygiai taip pat darom pasirinkimus, net ir prenataliniam laikotarpį darom pasirinkimus. Ne? Kokią programą pasiemam, kokios nepasiemam ir ten darom iš viso be atsiklausimo. Tai lygiai taip pat, žinai, jeigu tą kilpą užvedi toliau, tai yra
kaip vaikas, jisai žiūri rezultatą, jisai žiūri veiksmą, jisai girdi žodžius, jisai pradeda jausti jausmus, jis mato tą vaizdą, ar ne, ir iš to jam gimsta, jis paima tuo įsitikinimu tikėti ar netikėti. Taip. Jis pasirenka, va aš tikėsiu iš tuo įsitikinimu, va tokiu. Nes toj pačioj šeimoje, ar ne, įsitikinimai pas vaikus gali būti skirtingi. Dvynukai gali augti su visiškai skirtingais įsitikinimais. Ir yra, žinai, daug tokių žmonių, kurie yra užaugę toj pačioj alkoholikų, ar ne, ar ten tėtis buvo alkoholikas, ar mama ten turėjo reikalų su alkoholizmu. Ir vienas sako, aš geriu todėl, kad mano tėtis buvo toks, o kitas sako, aš, žinai, išėjau abstinenciją ir pasiekiau savo gyvenime ir dabar kuriu visai kitokį dalyką. Dėl ko? Dėl to, kad mano tėtis buvo toks. Įsitikinimas tas pats tėtis buvo, ta prasme, žinai, ta priežastis tėtis buvo toks, bet toliau įsitikinimas yra, ką aš pasirenku, tai, tai matydamas jaustis, būti bejėgiu ir neįgaliu ir būti taip kaip tėtis, ar, dėka to, kad tėtis tai daro, aš tada turiu patirtį ir galiu kurti kitaip. Geras. O kas nulėmė, nes įdomu, tikrai ypatingai ten dvynuko ar ne, kažkokiu atveju, arba brolių, sesių atveju, kad tą patį įsitikinimą kitaip perprasmina. Va čia, žinai, ir yra tas stebuklas pasirinkimas, nes aš pats galvoju, žinai, turiu, žinai, savo tikrą brolį, ta prasme, aš turiu 3 brolius ir 1 sesę. Ir, iš tėčio pirmos santuokos mes esam su broliu ir mums atrodo, skirtumas nedidelis 1,5 metų. Pas yra vieni įsitikinimai pinigų atžvilgių, pas mane kiti, tų pačių ten, žinai, darbų ar vyriškų ir moteriškų kiti. Ir aš galvoju, ir aš kartais žiūriu ir galvoju, kokia tu šeimoje augai? Taigi tie patys seneliai, mes tose pačiuose namuose viską, ta prasme, ta košė buvo. Bet kada tu sugebėjai šitaip sugalvoti ir šitaip, aš nesuprantu tikrai, žinai. Ir taip, ir mano pačios dukros, o jie žiūri, žinai, tas dukras savo. Pas vieną yra taip, pas kitą taip. Ir net man įdomu tyrinėti, žinai, iš kur pas vieną ten kažkokių baubų baimių yra, pas kitą visai kitaip gyvenimas vyksta. Ir taip, apie tai, kad, žinai, ateina žmogus su savo pasirinkimu. Tai negali taip paprastai pasakyti, kad mano tėvai blogi, nes man rašė blogus įsitikinimus. Jo. Tu žinai, gali pasakyti, jeigu tu nori būti bejėgių vaiku, tai jeigu tu nori būti atsakingu ir kurti savo gyvenimą, tai yra, čia tas, ar ne, aš prisiemu atsakomybę, kad aš pasirinkau, nes jeigu aš prisiemu atsakomybę, kad aš pasirinkau, tada aš įgaunu galią tai pakeisti. Bet kol aš kaltinu, aš esu bejėgis vaikas. Šiek tiek užsiminėt apie įsitikinimus su pinigais susijusius, čia pinigų įsitikinimus, kaip čia pavadinti. Šiaip visų pirma, tai smalsu, ar tu savo broliui pavydinu, ar tu, kaip čia pasakyti, ar tu norėtum jo įsitikinimu, ar, žinai, turėti, ar kaip tik tau atrodo, kad būtų gerai, kad jis turėtų tavo įsitikinimus apie pinigus? Aš kažkaip, žinok, labiau galvoju, kad būtų gerai, kad jis turėtų mano įsitikinimus apie pinigus. Tik pasitikslinu, nes toks atrodo, ar čia pavydo gaidelę girdžiu, žinai. Ne, aš taip kartais galvoju, žiūriu, žinai, come on, tu būk, ta prasme, žinai, kaip yra versle, tam, kad tu gautum, tu turi pirmą investuoti, taip? Tai yra logika tokia, taip? Bet yra labai daug žmonių, kurie nori gauti neinvestavę. Kai tu nori gauti neinvestavę, špigą tu gauni, supranti, tu negauni. Ir tas, žinai, tas pats vyro moters santykis yra apie tai, kad tu vertink, ką duoda tau moteris tą nematomus dalykus, taip, o tu atsidėkok tais pinigais, nes tai yra ta išraiška, kurią mes galim, žinai, atnešti, kaip vyras, ar ne, gali atnešti ir tada moteris, žinai, įgauna ten kitus atsipalaidavimo saugumo momentus, kas yra labai svarbu. Bet aš kartais galvoju, taip, kuris auga. O šiaip, ar sunku keisti iš tikrųjų įsitikinimus? Šiaip beje, 4 sustarimai irgi nemaža dalim yra apie, tie sustarimai yra irgi kaip tam tikri tos pamatinės nuostatos. Iš tavo patirties, kaip tu dirbi su įsitikinimais, kur yra tvirti, nežinau, paimkim su pinigais, žinai, kažkokį tam paprastą įsitikinimą susijusi, kad ten, kur ir filmai dažnai, ką sakyti, jau programuoja, kad ten pinigai blogis arba kad turtingi žmonės yra blogi, žinai. Žinai, pirmas dalykas tai yra, kiek tau tas įsitikinimas tarnauja. Nes tikrai yra šiaip, ar ne, mes visi gyvenam pagal įsitikinimus. Ta prasme, mūsų įsitikinimai yra mūsų vidiniai Dievo įsakymai. Taip? Taip. Yra įsitikinimai, kurie mums tarnauja ir tie netgi įsitikinimai, kad pinigai yra blogis, jie mums tarnavo kažkurį laiko tarpą tam, kad mes išgyventume. Taip. Ir dabar klausimas tiesiog toliau, ar man tai tarnauja, ar man tai nebetarnauja. Ne?
Jeigu man tai nebetarnauja, taip, aš tada galiu sakyti, dėkui tau, aš suprantu, kokią tu tarnystę padarėjai, dėl ko tu man buvai naudingas, tada aš turiu galimybę tave pakeisti. Ir aš tada galiu ir kvestionuoti, žinai, ar tikrai visi turtingi yra blogi, nes pas mano rate yra labai daug turtingų žmonių, yra labai gerų, ar ne? Nesipuikuojančių, tiesiog dosnių, gerų, kuriančių žmonių, rūpinančiusi kitais žmonėmis ir, nu, ten, žinai, tu net iš šono negalėtum pasakyti, kas yra turtingas, taip? Tai va, ir, nu, kai mes pradedam, žinai, va, jį pradedam tiesiog tą patį įsitikinimą su meilė tyrinėti, žinai, su pagarba tyrinėti ir sakyti, ar tikrai tai yra tiesa? Va, tad, žinai, o žiūrėk, o gali būti ir kitaip. Žinai, nes kažkam anksčiau įsitikinimas buvo, kad keliauti galima tik tai su arkliu, kol kažkas sakė, gali būti ir kitaip. Mes galim net ir skraidyti, supranti, tai irgi yra apie tą įsitikinimų keitimą. Iš pradžių, žinai, buvo tie dalykai, turbūt kažkokie, oi, raganos skrenda, žinai. Tai dabar lygiai taip pat, žinai, tas pats, nu, energijos kažkam tai buvo raganos, taip? Žinios, nu, tas, kur vat yra intuityvus žinojimas, kažkam tai buvo raganavimas, taip? Nes pavojinga, nes jinai, nu, gali nuskaityti ir žinoti ir pataiko daug giliau, žinai. Ir o tai kelia grėsmę. Ir tada tu gali įsitikins, nu, aš, pavyzdžiui, savo buvau iš praeitų gyvenimą įsitikinus, nu, tiesiog, kad nekartą teko taip patirti, kad reikia būti nematomai, taip. Nu, pas mane buvo toks, nes jeigu aš būsiu matoma, tai nu, man buvo tolygų mirčiai. Nu, va, tolygų. Užmėtis akmenim, sudegins ant laužo, nu, ten, bet visų šitų, žinai, reikalų ir aš viską, ir kol aš pradirbau su savim, aš tai įstikinimą, kad dabar jau yra saugu, žinai. Bet ir dabar, tai, žinai, tai pasižiūrėjus, inkvizicija vyksta ten kokie, žinai, tie, kur yra ekranų karžygiai tokie, žinai, kur už ekranų klaviatūrom savo ten gali rašyti viską ir tada yra drąsus, bet jeigu va, taip, žinai, atsisėstų viens prieš vieną klausimas, tada, nu, tai to, žinai, supranti, kad nu, vyksta tie mėtymai akmenimis ir inkvizicijos kitais būdais, bet, nu, dabar saugu, gali taip, žinai. Nebeliečia tavęs. Geras, ne. Iš tikrųjų įdomu, niekaip nebūčiau pasakęs, kad, nes aš neatpažinčiau dėl to, kad aš pats tą labai turiu, nu, tokį norą būti nematomu ir jis nuo pat mažumės man jie labai gyvas buvo, bet aš tavyje to neatpažįstu visiškai. Nu, pradirbau, žinok, stipriai pradirbau. Bet aš savo, žinok, aš esu, nu, lygiai tokia pati, aš esu darbo duris uždarau ir aš savo esu tiesiog, nu, aš esu tiesiog Milda. Aš vis tiek einu gatvę ir galvoju, kad manęs nieks nemato, nepažįsta. Ir aš tikrai niekam, žinai, nesu įdomi. Kaip, nes aš Milda, tiesiog, žinai. Šiaip įdomi patirtis buvo, neseniai aš buvau nuvažiavęs iki Lenkijos ir dabar, nu, kadangi kaip PIN podcastas jau toks, nu, labai matomas yra, tai mane, nu, visi žmonės, grubiai tariant, visi žmonės atpažįsta ir aš nuvažiavau į Lenkiją ir einu gatvę ir matau milžinišką skirtumą. Nes tiesiog žmonės, nu, nepastebi realiai, o ateina ir taip, žinai, ir visiškai, o tu, kai gatvė eini, žinai, būna toks, taip atsiska ir toks grįžtamas žvilgsnis, žinai, ir aš pastebėjau, kad aš jau pripratau prie to truputėlį ir nuvažiuoju į kitą vietą ir tada labai ryškiai pasimato, kad taip, jau tapo ir kažkokia norma. Tai manau, kad tau irgi turbūt tas pats vyksta. Gerai, antras principas – analogijos. Apie ką jis yra? Labai stipriai rekomenduoju įsijungti ir antrą pokalbio dalį, nes į ją nukeliavo labai daug svarbių temų. Laukia dar visa valanda tiršto turinio. Štai ko gali tikėtis. Netinkamas vyras, netinkamas tas. Tu atėjai, tu pasirinkai, tu pritraukai ir tu pasirinkai būti su tuo, ką tu pritraukai. O įsiminęs į karvės šūdą, atsiprašau, žinai, nu, tai nesitikėk, kad aplink tave bus drugeliai ir bitės. Labai irgi dažnai žmonės gyvena va, tam kategoriškume. Juoda arba balta. Pavyzdžiui, reikia susitikti tokiai porai, taip. Ir tada tik tai šita, kur yra pralaidžios ribos, jinai apšauks tą kategorišką, kad jis yra narcisistiškas. O čia tiesa, kad iš tikrųjų santykiuose visada žmonės taip ir pritraukia vienas kitą, žinai, per tuos tokius atranda kažkokį polariškumą. Pati žemiausia emocija yra gėda. 16 Hz. Pyktis jau yra labai gera. Pamatuota yra. Taip. Baimė gali būti, žinai, gera emocija, jeigu tu iš jos veiki, bet
Kodėl žmonės vieni tiesiog užstringa toj baimėje? Tu galėjai geriau, aš tavim tikėjau. Nors žinai, kad tu ten darai geriausiai, kaip galėjai. Nes jeigu būtum galėjęs tą momentą padaryti geriau, būtum padaręs. O tau čia tokia, supranti, žiūrovų taryba. Nu, dabar galėjai ir tada tu atsisuki ir tada sakai, jo, galėjau. Ir tada atsiranda kaltė, žinai, va tas, aš kaltas. Pasitikėjimas ateina tada su veiksmu. Tik tai tada, kai mes darom veiksmą, ne tada, kai sėdim dabar aš pasidėsiu, palauksiu pasitikėjimo, tada bus. Niekada nebus. Kur kas įdomesnis klausimas tada yra savivertė. Nes visgi tai dažniausiai yra, kas kiša žmonėm koją. Mums gali atrodyti, kad mes kažką čia, žinai, biškai išlošiam, pašufliavojam ir taip toliau. Į pliusą išėjom. Jo, bet, visata turi savo buhalteriją. Yra tas, žinai, gausos dėsnis. Visatoje yra visko neribotai daug, žinai, ir tu tiesiog, eik ir pasimk, išsimanifestuok, bet toks irgi, žinai, o palauko, tai kokią kainą aš turėsiu tada už tai sumokėti. Kodėl gerai jausti baimę ir pyktį? Iš kur kyla gėda? Kam reikalingi kraštutinumai? Kaip iš tiesų veikia karma? Kaip atkurti savivertę? O kaip išmokti dėkoti? Junkis prie PIN bendruomenės portalo adresu išnaujo.lt/PIN ir klausykis šio pokalbio tęsinio. Mūsų rėmėjų taip pat laukia galimybė keistis patirtimis su bendraminčiais, išankstinės laidos peržiūros, nemokamos audio knygos, PIN akademijos archyvas bei nauji susitikimai, svečių knygų rekomendacijos ir kitos gerybės. Viską rasi išnaujo.lt/PIN. Man prireikė laiko, kol viskas, ką išgirdau ir pajaučiau, susidėliojo į reikiamus stalčiukus. Tad šį kartą tavęs nieko neklausinėsiu, nebent jausi pats, kad norisi pasidalinti savo įspūdžiais komentaruose. Tik paprašysiu paspausti like ant šito epizodo, pasidalinti juos su tais, kam galėtų būti aktualus ir užsiprenumeruoti mūsų kanalą, jeigu to dar nepadarai. Tai pats lengviausias būdas padėkoti mūsų komandai. Žinoma, tik tuo atveju, jeigu to norisi tau. Širdingai dėkoju, mielas klausytojų, kad buvai kitapus ekrano kartu su mumis. Kviečiu pasimatyti ir vėl po 2 savaičių. Iki.